Kviečiu asociacijos Mano miestas Klaipėda vardu žodį tarti vadovą Gintarą Bendžių. Prašau, Gintarai. Labą dieną dar kartą visiems, kurie čia atėjote ir jau sveikinausi, kurie buvote iš tikrųjų pirmoje dalyje su gerbiamu docentu Sauliumi Šiliausku. Noriu pasakyti, kad mūsų šitą visą renginį tiesiogiai transliuojame internetu, taip pat įkelsime šitą visą medžiagą į YouTube paskyrą ir galėsime pasižiūrėti ir įvertinti, ką pasakė politikai, kaip jie šiandien mato mūsų vakarų regioną ir manau, šitie debatai šiandien yra pagrindinis mūsų renginys. Ačiū Edmundui Jakilaičiui, kuris sutiko juos pravesti ir iš tikrųjų, kaip ir buvau pradžioj minėjęs, kad Klaipėda nėra pati aktyviausia rinkimuose, bet manau, kad po tokių renginių mes turėsim vis tiek bent jau nedidelį augimą ir tai mūsų pagrindinis organizacijos yra tikslas. Ir mes iš tikrųjų dar kartą sveikinu visus politinių partijų lyderius, kad jie rado laiko ir atvyko čia pas mus ir rinkimų kampanija prasideda Klaipėdoje, turbūt, galima sakyti, nes rytoj prasideda oficialioji dalis ir džiugu, kad prasideda tokia tema, kuri aktuali mūsų kraštui. Tai kaip vakarų Lietuvą paversti turtingiausių šalies regionu. Partijų receptai. Tikėkime, kad tie receptai, kurie šiandien bus mums pasakyti, bus įgyvendinami ir kada jūs būsite valdžioje ir kad tai nebus pažadais. Arba bent jau, sakykime, 20% įgyvendinkit ir mes būsim patenkinti. Tai ačiū, kad dalyvaujat ir žodis Edmundui ir gero visiems laiko. Taip, tai mes dar neturim Ramūno Karbauskio, nuo Naisių kelias ilgas, gal prisijungs prie mūsų šiek tiek vėluodamas. Taigi, pristatau šios dienos debatų dalyvius ir iš karto noriu padėkoti organizatoriams už tokią įdomią iniciatyvą, diskutuoti apie vakarų Lietuvą atskirų formatų, bent aš partijų lyderių lygmenį tokių debatų nepamenu ir manau, kad tai bus gera proga išgirsti mintis ir idėjas visiems ir lyginti turinį, tikrą turinį, o ne vien reklaminius pažadus. Taigi pradėsiu nuo toliausiai esančių, tai Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, Liberalų sąjūdžio kūrėjas ir pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas, partijos Lietuvos laisvės sąjunga pirmininkas Artūras Zuokas. Vis reikia pagalvoti, kaip dabar vadinasi Artūro Zuoko partija, reikia įsiminti. Taip pat Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Taip pat politikas Naglis Puteikis, kurio partijos pavadinimą sužinosim kažkada netrukus, kokią partiją jis atstovaus, kaip vadinsis ta partija, su kuriais į Seimo rinkimus. Ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Benediktas Petrauskas. Nesat pavaduotojas, būsit. Taigi, debatų tema, kaip vakarų Lietuvą paversti turtingiausių šalies regionu, partijų receptai ir gal mes sutarkim pradžiai tokias mūsų taisyklės, kad pradžioj partijos po 2 minutės trumpi pasisakymai, esminės mintis ir po to pereisim prie debatų, raginu mūsų auditoriją taip pat aktyviai įsitraukti, galit kilstelti ranką, aš suteiksiu žodį, kadangi transliacija vyksta ir internetu, tai jūsų klausimai gali nesigirdėti, aš juos pakartosiu
pasistengdamas iš esmės neperformuluoti klausimo. Taigi, ponė Mazuronė, trumpai, 2 minutės, kalbėkime iš vietos, paimkite mikrofoną į ranką, mikrofonų yra 3, todėl jais teks dalintis. Jūsų receptai, kaip Vakarų Lietuvą paversti klestinčių, turtingiausių Lietuvos regionų. Prašau. Ačiū labai, gerbiamas Edmundai, jūs visada man patį sunkiausią etapą pradėti. Tai iš tiesų mes dabar rengiam darbo partijos programą, kurioje nebejotinai siūlom bendrus visai valstybei principus, prioritetus ir panašiai. Manau, kad visiems regionam, jeigu kalbam apie regionus, apie šį regioną, kur mes šiandien diskutuojam, tai pirmiausia turi būti sudėti akcentai į regioninę politiką, kuri šiandien reikia pripažinti, regioninė politika nyksta ir Lietuva darosi praktiškai vienos sostinės valstybė ir panašiai. Antras dalykas, manau, yra labai svarbu išryškinti regionuose ypatingai svarbius arba specifinius dalykus. Šiuo požiūriu nebejotinai regiono centras yra Klaipėda ir aš išryškinčiau šiandien 3 aspektus, į kuriuos būtina koncentruotis. Tai nebejotinai uostas su visom savo problemom, jeigu bus diskusijoje laikomės, aš paaiškinsiu, ką aš turiu minty, su Europos komisijos pradėtais tyrimais, bandymais realiai Klaipėdos uostą kaip po vienetą, reiškia, dusinti, gesinti europiniam kontekste, nes vystimasis ir kiti dalykai labai stipriai, reiškia, erzina kai ką. Antras dalykas, tai nebejotinai naujas atsiradęs suskystintų dujų terminalas. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kuruojamos partijų dabar energetikos ir švietimo ministerija, beje, kartu su Klaipėdos universitetų ir terminalų pasirašė sutartį, sudarė programą, kaip panaudot šitą terminalą kaip centrą ekonominės traukos ir panašiai visam regionui, visai valstybei išlaikyti tą objektą ir taip toliau. Tie procesai eina ir jeigu bus laiko, galėsim padiskutuoti daugiau. Nebejotinai yra svarbus dalykas universitetas, švietimas ir šitas blokas, kaip lygiai labai svarbus yra turizmas, kuris yra išnaudotas, bet reikia išnaudoti šitą resursą žymiai stipriau ir efektyviau. Bus laiko, papasakosiu kaip. Žinoma bus, gal aš pakaitaliosiu tą tvarką. Benediktas Petrauskas, prašau, kad nereiktų visiems laukti tokią eilutę. Prašau, iš vienos pusės, iš kitos, prašau. Labą dieną, gerbiami partijų lyderiai, gerbiamas Edmundai ir visi susirinkę. Tikrai aš tai planavau čia kalbėti paskutinis ir būčiau visų partijų vadovam, kurie čia yra atvykę į mūsų regioną, padėkojęs už pasiūlymus, kaip mūsų regioną Klaipėdos vystyti. Nes čia mūsų iš klaipėdiečių tikrai nedaug yra prie šio stalo. Tikrai labai dėkui visų partijų vadovam, kurie planuos mūsų regioną vystyti. Na, aš noriu pasakyti, kad mes jau dabar gyvename viename iš turtingiausių regionų Klaipėdos regionas. Lietuvoje jis yra turtingiausias regionas. Tai mums belieka... Tai galim baigti debatus tada, ne? Ne, nereikia baigti, bet todėl, kad mes norim dar gyventi turtingesnėme regione ir kad mūsų žmonėm būtų dar geriau gyventi mūsų regione. Mūsų regionas tai yra pirmiausiai uostas, po to eina miestas, po to eina laisva ekonominė zona, reiškia eina darbo vietos, eina mokslo įstaigos, viskas tai rikiuojasi į tam tikrą tokią mozaiką, kurioje mozaikoje trūksta vieno labai rimto dalyko. Tai yra gyventojų. Tai gyventojų skaičius yra pamažėjęs kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų regione. Tai reikėtų pirmiausiai rūpintis gyventojų skaičiaus didinimu. Ačiū, sutaupėt laiko. Gabrielius Landsbergis, prašau. Ačiū, Edmundai. Iš ties, aš tai norėčiau paantrinti. Sunku kalbėti apie kaip paversti Klaipėdą ar vakarų regioną turtingiausių regionų, kai iš ties čia yra tiek daug stiprių įmonių ir tiek yra daug ko džiaugtis. Iš ties Klaipėda Lietuvą gali pamokyti apskritai, netgi regioninės politikos pagrindų. Tai mano požiūris yra tai, kad niekada nereikia ieškoti naujo recepto, jeigu mes galime stiprinti tai, kas jau šiandien yra stipru. Tai pirmiausia, kokios yra Klaipėdos stiprybės? Tai yra išsilavinę žmonės,
ir ne tik tai Klaipėdoje, bet visam regione. Jų ateityje reikia telkti daugiau didžiajame mieste, kas beje vyksta jau ir žmonės, kurie atvažiuoja dirbti į Glezą, važiuoja netgi iš Skuodo. Valstybė čia galėtų prisidėti, skatindama žmonių vidinę migraciją, bent jau darbo dienos laikotarpiu, kad žmonės atvažiuotų, galėtų dirbti, uždirbti ir tuo būdu išdirbti ir savo ir kelti regiono ekonomiką. Skatinti žmonių išsilavinimą, kad daugiau būtų išsilavinusių žmonių, reiškia įvairesni verslai, įvairesnės įmonės. Vilnius prieš 5 metų pasikvietė pirmuosius paslaugų centrus. Šiandien sukurta yra bemaž 15 000 darbo vietų Vilniuje. Aš nebejoju, kad tas pats gali atsitikti ir Klaipėdoje, kur pradėsime galbūt nuo kelių šimtų darbo vietų papildomų, būtent aukštas pajamas siūlančių įmonių. Tai ir aš įsivaizduoju, kad tai galėtų išaukti netgi iki kelių tūkstančių naujų darbo vietų. Tai sudėjus mes matytume dar didesnį augimą būtent ant stipriųjų Klaipėdos ir vakarų regionų sričių. Naglis Puteikis. Gerbiamas Gabrielius Landsbergis paantrino gerbiam Benediktui Petrauskui, aš norėčiau patretinti. Visiškai pritariu Benedikto Petrausko pasakymui, kad Klaipėdos regionas yra turtingiausias, Klaipėda tam regione taip pat turtingiausia. Klaipėdos mieste taip pat yra turtingiausių kvartalų. Jūs klaipėdiečiai žinote, kadangi YouTube'as tai paaiškinsiu Vilniečiams ar Kauniečiams, yra Turniškio analogas Klaipėdai. Yra Skautų kvartalas ir Žuvėdros kvartalas. Tai yra buvusios moksleivių stovyklos, kurias jauni, energingi ir turtingi žmonės supirko ir ten dabar vysto verslą, iš dalies ten gyvena. Tai aš galvoju, kad reikėtų sekti iš labiausiai išvystyto projekto pavyzdžių, tai yra Malinausko dvaras Druskininkuose, ir tenais investuoti. Taip gausime didžiausią grąžą ir, kaip sakė Benediktas Petrauskas, ten telksis, ten daugės gyventojų. Tai yra, pirmiausia, reikia už ES pinigus sutvarkyti ežerą, tvenkinį ar jūros pakrantę. Po to reikia už tos pinigus nutiesti komunikacijas, šildymo trasas, netgi ir optinį kabelį. Taip, sėkmingai investavus mokesčių mokėtojų pinigus į šitos svarbius dvarus, aš manau, mes galime laukti naujųjų investicijų. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad šitą inovatyvų projektą Lietuvoje taip sėkmingai Druskininkose išvystė socialdemokratai, o ypač kaipgi be tvarkos ir teisingumo. Jeigu ne jų ministro didžiulės pastangos, argi būtų pavykę šitiek ES pinigų investuoti į privatų dvarą Druskininkose. Taigi, gerbiami klaipėdiečiai ir Lietuvos gyventojai, aš manau, kad Lietuvos ateitis yra šitose buvusiose moksleivių stovyklose, Skautų ir Žuvėdrų kvartale, ten ir turėtų eiti didžioji dauguma mokesčių mokėtojų pinigų. Kęstas Komskis, prašau. Labą dieną, mėly klaipėdiečiai, kolegos. Iš tiesų, reikėtų apsibriežti, ką mes šiandien turim kalbėti. Vakarų Lietuva, tai, kaip jūs žinot, ne vien Klaipėda. Iš tiesų, Klaipėda, aš labiausiai nenorėčiau, kad įvyktų taip, kaip įvyko šiandien, kad mes turim visą Lietuvą į Vilnių atskirai. Aš nenorėčiau, kad vakarų Lietuvoje suklestėtų vien tik Klaipėda ir regionai apimant visą rajonus, pradedant Šilutę, Pagėgius, Kretingą, Skuodą. Ir apskritai aš norėčiau, kad suformuluotumėm, apie ką mes šnekam, apie kurią vietovę. Vakarų Lietuva, ar Žemaitiją liečiam, ar neliečiam, ar sustojam tik tais mažojo Lietuvoje. Tai čia klausimas turbūt visą Edmundui, kad jūs atsakytumėt. Aš iš tiesų galiu pasakyti, Klaipėda turi savo problemas ir aš jeigu pradėčiau vienas iš jų, sakykime, mes turėtumėm tikrai daug daugiau investuoti į Klaipėdos uostą ir ypatingai ir į jūrinį turizmą, aš manyčiau. Mes manau, taip pat universiteto svarba, tai išlieka vienas numeris pirmas, ją mes turim stiprinti ir būtent čia, kaip ir kultūros židinys, kaip ir būtent inteligentija rinkimuose būtų vieta ir, sakykime, paruošimas, tai aš manyčiau, turi labai stiprėti universitetas. Taip pat aš matau vieną iš problemų gydymo įstaigų optimizavimas. Šiandien visgi nenormali padėtis, kada praktiškai trečio lygio įstaigos net yra 5, o kaip jūs žinot, tiek Vilniui, tiek Kaune yra praktiškai po 1.
čia yra klausimas ir manau, kad mes turėtumėm prie ties tos vietos sustoti. Ir kolegos, kaip be būtų visiems, aš norėčiau pereiti klausimą prie regionų. Ką mes darysim su regionais? Ir aš manau, būtent regiono politikos nebuvimas ne šitoj dėja vyriausybei ir ne preitos vyriausybės, tai čia numeris 1 ir ką mes darysim. Jeigu mes šiandien klausimą sprendžiam, kad trūksta Vilniui darželių, mokyklų ir taip toliau, tai mes puikiai žinom, toj pačioj Šilutėj, Skuode, Kretingoje sėkmingai yra uždaromos mokyklos, darželiai, nes ten nebėra kam gyventi. Ir mes čia turim sukurti tokį verslo modelį, kuriame tikrai atsigautų verslai, atsigautų visą ūkininkai, kad būtų galima kurti būtent šitose mažose miesteliuose ir kaimuose. Laikas kaip tik ir baigėsi. Ramūnas Karbauskis, prašau. Gal mes taip apsiribokim tais plojimais, čia vis tiek ne meškučių pasirodymai, o debatai, tai sutaupysim laiko ir rankos neskaudės. Tai Ramūnas Karbauskis, prašau. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, šnekant apie Šiaurės Lietuvos regioną, tai yra vakarų Lietuvos regioną, šnekant apie Klaipėdos kraštą, tai stebėtina ir matosi ta situacija, kad 2008-2009 metų krizė šiek tiek mus išblaivė nuo to, kad ne 100 km nuo Klaipėdos prasideda miegamieji rajonai ir kad ne visa ta žemė bus apstatyta gyvenamaisiais namais. Reiškia, džiaugiuosi kaip žemdirbys, kad grįžo tam tikri plotai į žemdirbystę. Bet šnekant apie situaciją, aišku, regionų politikos problemos, tai yra mūsų miestai, kurie netenka ir Klaipėda lygiai taip pat mes netenkam gyventojų. Ir jeigu šnekam apie tai, ką mes turim padaryti, pirmiausiai tai, aišku, universitetinis miestas. Švietimo problemos ir švietimo reformos, kurios reikalingos tam, kad vaikai norėtų likti mokytis Lietuvoje. Vienas uždavinys. Antras darbas, aišku, visų mūsų ir verslininkų, ir valdžios yra tai, kad žmonės turėtų pajamas, kurių jiems reikia, kad jie čia galėtų gyventi, kad jie čia galėtų dirbti. Ir čia jau regionai, aišku, neturi didelio skirtumo, mes visoje Lietuvoje turim tas pačias problemas. Klaipėda turi savo galimybių, kurių neturi kiti regionai, yra uostas, yra daug įvairių įmonių, kurios gali prisidėti prie to proceso. Man atrodo, mums reikia daugiau jautrumo, daugiau supratimo, kad ne tik tai valdžia, bet ir kiekvienas mūsų verslininkų galim prisidėti prie to, kad Lietuva nebemažėtų. Nes didžiausia problema, kuri artėja, tai yra tai, kad mūsų pasidarys tiek mažai, kad mes vyresni, kurie jau nebegalės rūpintis savim, jaunesni jais rūpinsis ir mes to jau striksim ir atsidursim problemą, kad mes nebegalėsim aprūpinti darbo jėga tų verslų, kurie jau sukurti ir tuos, kuriuos galima kurti. Kitaip sakant, iššūkis Šiaurės Lietuvos regionui ir vakarų Lietuvos regionui ir rytų Lietuvos regionui yra tas pats. Kaip išlaikyti čia žmonės. Ačiū. Ačiū. Jums, Eugenijus Gentvilas, prašau. Kalbant objektyviai apie pajamas Klaipėdos mieste, tai jos yra didžiausios ir didesnės negu Vilniuje, skaičiuojant vienam gyventojui, jeigu atmesime biudžetinio sektoriaus darbuotojus. Vilniuje labai daug iš biudžeto gaunančių geras algas, ambasadų darbuotojai, ministerijų ir taip toliau, o pajamos šiaip dirbančiam žmogui, BVP kuriančiam žmogui yra didžiausios Klaipėdos mieste. Ir tas daug kam įpareigoja ir tokie iššūkiai ateina. Visų pirma, Klaipėdoje kaip mieste, noriu pasakyti, ne kaip regione, būtina stiprinti kurortinės funkcijas. Čia ir spa gali atsirasti, ir geoterminiai vandenys, ir konkurencija savo pležais tiek su Palanga, tiek su Neringa, ir sveikatos turizmų ir taip toliau, neišnaudotas potencialas. Dėl išsilavinimo neapsiribokime esamom dviem aukštosiom universitetiniam mokyklom LCC ir Klaipėdos universitetas. Šiemet ateina į Klaipėdą vienas Britanijos universitetas ir vienas koledžas techninės pakraipos. Keli tūkstančiai studentų būtų ruošiami plataus regiono, ne vien Lietuvos techninių profesijų specialistų. Kas tai per aukštos mokyklos? Kol kas neįvardinsiu, bet sakau, vienas universitetas, vienas koledžas. Būtinybė mažėja pramonės, tradicinės pramonės, būtinybė stiprinti uostą ir logistiką, ir čia jau yra regionų iššūkis. Uostas Klaipėdoje, logistikos sandėliavimo įmonės artimame regione aplink Klaipėdą,
potencialas pačiame uoste vystomas, turi būti užnugario potencialas taip pat vystomas, kartu įjungiant ir laisvąją ekonominę zoną. Na ir dar vienas iššūkis, ko tikrai šiandien trūksta Klaipėdai, tai yra sporto infrastruktūra. Jeigu galime pasidžiaugti gerai lankoma arena, tai dabar darbotvarkėje plaukimo baseinas modernus, moderniausias Lietuvoje ir naujo stadiono statyba iki 22 metų, kai Klaipėda pretenduos tapti Europos kultūros sostinę. Artūras Zuokas. Sveiki gyvi, mėly klaipėdiečiai, žmonės gyvenantis prie jūros, ne prie uosto, ne prie lezo, būtent prie jūros. Ir neužmirškite tą visą laiką kartoti, nes visi pabrėžė net čia kalbėję. Mes uosto miestas. Jūs ne uosto miestas, jūs žmonių miestas. Ir manyčiau, kad kalbant apie tą, ką turėtų daryti šiandien nacionalinė valdžia ir be abejo miesto valdžia, tai aš paminėsiu tas priemonės, kurios yra pirmiausia nacionalinės valdžios lygyje. Tai nors Klaipėdos uostas turi vienus iš geriausių rezultatų, kalbant apie krovą, tačiau gyventojai savo kišenėse to Klaipėdoje nejaučia. Todėl pirmas ir pagrindinis nacionalinės valdžios interesas - darbas ir tikslas didinti gyventojų pajamas. Priešingų atveju ir toliau iš Lietuvos išvažiuoja žmonės, tame tarpe ir iš Klaipėdos. Turėsim gerą infrastruktūrą, bet neturėsime gyventojų. Kitas prioritetas - verslumo skatinimas, ypač pradedantiesiems verslininkams, jaunimui. Ir mes savo programoje turime numatę tam tikrą mokestinės atostogas, kada įsteigtas pirmą kartą verslas galėtų nemokėti tam tikrą laiką tam tikrų mokesčių. Be abejo, susisiekimo gerinimas. Klaipėdai kaip niekad, ne tik Klaipėdai, visam šiam regionui būtinas geras susisiekimas orų, o kaip žinote, dabartinėje programoje Klaipėdos ar Palangos oro uostas, kaip be pavadinsi, yra numatyta tik tai labai lokali, nežymiai reikšmė. Be abejo, turi būti greitasis geležinkelis. Šiais laikais važiuoti tiek, kiek mes dabar važiuojame, yra nenormalu. Aišku, jūrų transportas, keleivinis transportas, susisiekimas su išorė. Investicijos ne tik į pramonę, nes šiandien esat pramoninis miestas, o to tikrai neužtenka, kad išlaikytumėt jaunų žmonės čia Klaipėdoje. Turi būti atskira programa investicija skatinanti į kūrybingumą ir panašius klasterius, kuriuos mes turime šiandien Vilniuje ir kurie yra pagrindas, leidžiantis išlaikyti jaunimą būtent Lietuvoje. Bevizė zona su Kaliningradu, Lenkai turi labai sakykime, geras pajamas ir ne tik iš srauto, kuris atvažiuoja iš Kaliningrado. Lietuvos čia apsileidimas, kad mes to neturime. Taip pat, matyti, yra reikalingas svarstyti ir toliau tęsti diskusiją dėl Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto kaip vienos stiprios savivaldybės suformavimą. Aišku, universitetų lygmens ir jos stiprinimas. Ir kitos priemonės. Čia aš kalbu apie nacionalinės priemonės, o kitos be abejo yra įmanomos miesto lygyje, bet matyti apie tai aš kalbėsiu vėliau, bus dar galimybė. O baigiant aš norėčiau pasakyti, kad turėkite daugiau ambicijų. Jūs nesate vakarų Lietuvos regiono centras. Jūs esate nacionalinis miestas, taip pat kaip Vilnius, ir esate Baltijos regiono lygio miestas. Tai kai vartoja tokį mažą regioną, jūs nuleidžiate savo ambicijas. Turėkite didesnės ambicijas. Dėkui. Taigi aš tik raginu mūsų auditorijos dalyvius, jeigu norite pasisakyti, o dar geriau paklausti mūsų debatų dalyvių, kilstelkit ranką ir jums bus suteiktas žodis. Matau du džentelmenus, tuoj pat jums suteiksiu žodį. Taigi, uostas. Ta beveik visi minėjo ir ponas Mazuronis pradėjo kalbėti apie Europos komisijos pradėtą tyrimą. Suprantu, tai susiję su konteinerių terminalu, su didėjančiom krovom ir taip toliau, tam tikra konkurencija su Europos uostais ir jūs čia turite savo receptų, ar ne? Prašau, pane Mazuroni. Aš matau uosto direktorių ir noriu prie visų pagirti labai stipriai, nes tai iš tikrųjų žmogus, kuris labai aktyviai gina ir uosto interesus ir man teko susidurti dirbant ministru ir dabar esant Europos parlamente. Iš tiesų, aš manau, kad uostas yra Klaipėdos, bet tuo pačiu kartu ir Lietuvos. Ir šiandien viena problema, tai ir kuria užsiminėja dabartinis uostas, tai yra jo plėtros galimybės, perkeliant tam tikrus draustinių teritorijas, įkuriant kitose vietose ir galimybė plėstis. Ir antras dalykas, tai įvardinčiau, tai apsigynimas nuo ne visiškai sąžiningos konkurencijos iš kitų, reiškia, ES uostų.
bandant tai padaryti per tam tikrus biurokratinius dalykus. Aš gal nesigilinsiu, čia eina kalba apie žemės sklypų nuomavimą krovos kompanijom. Mes turim savo istoriją Klaipėdos uosto, kaip vystėsi, krovos kompanijos pačios investavo pinigus didžiulius ir išvystė pakankamai neblogai tą infrastruktūrą. Norint, iš esmės, mano nuomonė šitoj vietoj pasodinti arba pažlugdyti Klaipėdos uostą, yra siūloma nuomos tvarka, kad ten negalėtų tiem patiem pratesti ir panašiai, investicijas sumaišant. Tai yra ne visai švari Europos Sąjungos kai kurių valstybių ir uostų kova. Ir šitoj vietoj mes turime visi kartu, ir Klaipėda, ir visa Lietuvos valstybė labai ramiai, korektiškai, bet labai tvirtai ginti savo interesus, Lietuvos ir Klaipėdos uostą. Kas nori pratęsti apie uostą, gal Benediktas Petrauskas, Artūras Zuokas, prašau. Tai, ponia Petrauskai. Taip. Jeigu tęsiant temą apie uostą, tikrai reikia pasidžiaugti uosto rezultatais. Uosto rezultatai labai geri. Uosto galimybės taip pat dar yra pakankamai didžiulės, bet vis tiek mes šiandien turim žinoti ir apie ateitį, apie perspektyvas. Ir dabar tie daromi visi darbai, kurie yra nukreipti, rengiant bendrąjį planą, rengiant visus kitus uosto išvystymo planus, jie yra labai svarbus ir jie yra reikalingi. Jeigu mes juos dabar nespėsim pasidaryti, tai tikrai būsim labai daug ką pražiopsoję. Ir mums reikia šitą viską tikrai padaryti ir priimti sprendimus, žinoti, kur toliau uostas vystysis. Dabar visos investicijos uoste, kurios yra padarytos, tai yra tikrai toks santykis labai optimalus tiek valstybinių, tiek privačių investicijų. Ir tas modelis, jis labai gerai veikia ir yra kaip ir pavyzdinis. Ir todėl mes tapom labai konkurencingi ir todėl labai konkurentai nori daug ką pas mus galbūt ir padaryti kitaip arba tai, kas yra padaryta, sugriauti. Tai, kad šito nebūtų, reikia mums pirmiausiai, aš manau, kad gerai suprastų tą padėtį. Taip, kaip pradėjo gerbiamas europarlamentaras, kad jau tikrai supranta ir kad pagalbos, tikiuosi, bus palaikymo, kad ir kiti europarlamentarai galėtų taip pat padėti ir kad Vilniui, kad Seime būtų daugiau žmonių, kurie taip pat suprastų apie uosto svarbą, apie uosto išvis vietą, apie jo vystymąsi, apie jo santykius tiek su miestu, tiek su valstybe ir tiek su visom kitom verslo struktūrom. Šitas yra labai svarbu. Ir tokių žmonių dar trūksta, nes vis tik tai labai dažnai pas mus sostinė vis tik tai yra tolokai ir yra Vilniui labai toks įdomus ir šiek tiek skeptiškas supratimas apie uostą. Liktai, kad ten pas jūs, jūs ten gerai gyvenat ir viskas. Bet iš kur tas viskas gaunasi, reikia šitą dalyką žinoti. Šitas gaunasi tikrai to didžiulių triūsų, didžiulių darbų, kurie atlieka mūsų regiono, mūsų Klaipėdos visuomenės dalis, kuri dirba uoste, kuri uostą plėtoja, kuri uostą kūrė ir dabar toliau plėtoja. Artūras Zuokas. Iš tikrųjų, uosto temą žinau neblogai, nes nekartą teko lankytis ir susitikti ir su verslo atstovais, ir be abejo su politikos formuotojais, ir be abejo su uosto direktorium. Ir iš tikrųjų mes galime džiaugtis, kad uosto Klaipėdos rezultatai yra fantastiniai. Tačiau, kada mes kalbame vien tik tai apie krovos kiekį, ir jeigu netgi pažiūrėsime, kai vestumėte į Google paiešką Klaipėdos miestą, tai gausite statistiką tik tai apie konteinerius. O aš vėl noriu šiek tiek diskusiją grąžinti prie tų pačių žmonių. Konteinerių skaičius didėja pervežimų, žmonių skaičius Klaipėdoje mažėja. Konteinerių skaičius didėja ir pajamos didėja, bet to nejaučia Klaipėdos žmonės, nejaučia vietos verslas Klaipėdoje. Ir kad nebūtų taip, kad jūs turėsite labai daug konteinerių krovos rezultatų, o gyventi kam čia ir kam aptarnauti nebus. Todėl turi būti labai sveikas balansas tarp šitų dviejų teiginių ir be abejo prioritetas pirmiausia Klaipėdos žmogui. Antra, dėl pačio uosto ir jo perspektyvos. Mane visą laiką piktindavo nacionalinės valdžios, ar tai būtų viena ar kita vyriausybė, tame tarpe ir kitos valdžios. Pas mus labai aiškiai diskredinuojamas vietos verslininkas. Užsienio investuotojams visi kilimus kloja. Kada kalbame apie Lietuvos verslininką, kuris rizikuoja, čia gyvena, čia įmonė registravęs, čia jo vaikai mokosi, jisai tampa kaip ir antrarūšių savo šalyje. O jeigu Lietuva bus tik tai kitų valstybių ar kitų valstybių privačių įmonių filialų šalimi,
Vėlgi, Lietuvoje neišlaikysime nei jaunimo, nei galėsime gyventojų skaičiaus didinti. Todėl ta diskusija, kuri dabar pastaruoju metu vyksta dėl Klaipėdos uosto ateities ir sutarčių pratęsimo ir visa kita, turėtume žiūrėti plačiau ir pragmatiškiau, kad vis dėlto mūsų Lietuvos verslas nebūtų diskriminuojamas. Savo žemėje. Taip, prašau. Aš, kolegos, nenoriu polemizuoti dėl konkretikos, bet gal pasakysiu vis tik tais vieną dalyką. Klaipėdos uoste, skirtingai negu Latvijos uostuose, beveik visos krovos kompanijos yra lietuviškos. Išskyrus turbūt 3 yra užsienio kapitalo daugiau ar mažiau. Daugiau tai yra lietuviškas verslas, aplink kurį būrėsi ir lietuviškas, ir tarptautinis verslas. Bet norėčiau pasakyti keletą papildomų dalykų dėl uosto, kas yra būtina pasiekti, ką reikia pasiekti. Lietuvoje yra labai daug krovinių, kurie tranzitu per Klaipėdą norėtų keliauti į užsienį. Deja, mes ne visus lietuviškus krovinius kol kas pajėgėme paimti, tarkime, tuos pačius grūdus, ar ne, kurių perteklius yra didžiulis, eksportuojama pernai apie beveik 3 milijonai tonų iš Lietuvos, tačiau ne viską mes per Klaipėdą paimam. Reiktų nuo latviškų uostų šiek tiek tą lietuvišką produktą paimti. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, dabar DFD keltais perkeliama užkrovimas labai geras ir apie 80% keltų užkrovimo sunkvežimiai sudaro 4 lietuviškų kompanijų, o daugybė kitų krovinių vežėjų norėtų naudotis, tačiau nebetelpa. Būtina ieškoti naujų laivybos kompanijų ir naujų linijų tam, kad patenkintumėme lietuviško transporto verslo poreikį ir ne tik lietuviško. Rusijos kroviniai taip pat norėtų eiti per Klaipėdą, kadangi Latvijos, Lenkijos keliai jiem iš esmės yra užsidarę. Tai štai tos perspektyvos yra nauji iššūkiai uostui ir visai Klaipėdai. Kęstas Komskis. Aš kadangi matyt, kai tam, žinai, sako, vis vien man dar aiškumo trūksta, ar galiu šnekėti ir truputį apie platesnę teritoriją. Tai aš vis vien norėčiau paliesti, na, iš tiesų, Klaipėda šiandien, jeigu mes žiūrim pramoninių lygių, tai tikrai šiandien daug kas gali pavydėti daugelį regionai, tiek Šiaurės Lietuva, tiek Vidurio Lietuva ir turbūt net ir Kaunas ir viskas, aš manyčiau, ką išsakė net 3 klaipėdiečiai, kurie yra tikrai, aš šitoje vietoje, man sunku ką ir pridėti, bet aš manyčiau, kad neišnaudoti mūsų resursai, tai būtent visa turizmas, jūrinis turizmas, būtent gydomasis turizmas. Mes turim labai nuostabės vietas, visgi Neringą, mes turim Palangą ir ta pati Klaipėda darosi daugiau kaip pramoninis visgi miestas. Kurortinių teritorijų mes tik vienas kitas dalis ir turim. Tai aš manyčiau, čia turėtumėm mes daugiau investuoti ir aš galvočiau, kad būtent per turizmą, kadangi mes puikiai žinom, kiek galima lėšų surinkti, tai galima ir paskatinti būtent smulkų verslą. Prie turizmo yra daug galima ypatingai ir namudininkų, ir kitų smulkių įmonių, kurios aptarnauja. Nes iš turizmo pajamas tai yra, aš galiu pasakyti, ne ką mažesnės kaip iš to pačio uosto. Gabrielius Landsbergis, prašau. Aš norėčiau sureaguoti ir ką Artūras Zuokas pasakė. Aš suprantu, kad gal jisai nori įsiteikti kai kuriems žmonėms čia salėje ar stebintiem diskusiją, bet iš ties man skamba absurdiškai sakymas, kad užsienio investuotojai Lietuvoje nelaukiami. Na, žinote, kai tam pačiam Vilniui, kurį jūs turbūt nebejoju, kad neblogai pažįstate, vien dėl užsienio investuotojų atlyginimai žmonėms augo 30%. Aš manau, aš tikrai linkėčiau Klaipėdai 30% aukštesnius atlyginimus, jeigu tai būtų tik tai galimybė. Tai pritraukti investuotojus, daug dievė, kad jie čia rastų ateiti ir rastų gabių žmonių, išsilavinusių žmonių, kurie čia galėtų investuoti ir dirbti tose įmonėse. Dabar kalbant apie uostą, teko domėtis Belgijos situaciją, kai Belgija po karo atstatydama savo infrastruktūrą tapo pagrindinė logistikos ašimi tarp Europos rytų ir Europos vakarų. Ir tai atsitiko dėl esminės priežasties, dėl to, kad uostų neužtenka. Uostų integracija į ekosistemą, integracija su geležinkeliu, su oro uostais, su keliais, su universitetais, profesinio lavinimo mokyklomis ir taip toliau. Tai kuria tikrąją pridėtinę vertę. Lietuvoje dėja to trūksta. Tam reikia aiškaus požiūrio į regionų specializaciją. Mes turime suprasti, kad Klaipėda nėra vien tik tai uostas. Klaipėda uždirbs daugiau pinigų ir vakarų regionas uždirbs daugiau pinigų tada, kai visa tai taps viena ekosistema, kuriančia pridėtinę vertę.
Artūras Zuokas, labai trumpai, kelios sekundės, galite atsakyti. Taip, aš tik tai norėčiau dar kartą gerbiam Landsbergiui paminėti ir paaiškinti. Mano pasisakymė nebuvo nei vieno žodžio apie užsienio investuotojų diskriminaciją. Aš kalbėjau apie mūsų Lietuvos verslo nelygę situaciją, kalbant su užsienio investuotojais. Aš esu Vilniuje atvedęs labai daug užsienio investicijų ir žinau, ką tai reiškia ir kaip tai reikia daryti. Tačiau šiandien mes kalbėdami, ir aš kalbėjau apie konkretų atvejį Klaipėdos uostą, kur šiandien didžioji dalis sutarčių eina į pabaigą ir valstybė ieško būdų, kaip pratęsti, nepratęsti ir visa kita. Ir nesinorėtų, kad Lietuvos verslas, kuris suinvestavęs, o jo verslas Lietuvos kalbų pagal registracijos vietą, jie taip pat turi daug akcininkų ir užsienio fondų ir visa kita, neliktų antraeiliais arba antrarūšiais šitame procese. Naglis Puteikis. Norėčiau išvystyti gerbimo Komskio puikią mintį dėl gydomojo turizmo. Tai iš tikrųjų tiesiogiai siejasi su Klaipėdos uostu. Gerbimi klaipėdiečiai žino, turime 2 vietas, kurioje yra aromoterapija. Tai yra geležinkelių mazgas miesto viduryje, kuriame vėdinami naftos cisternos ir naftos ir Klaipėdos nafta. Deja, čia visi gyrė uosto vadovą gerbimą Vaitko, aš tai norėčiau jį supeikti, nes jisai savavališkai, veikdamas grupėje nusikalstamoje kartu su buvusiu naftos vadovu Roku Masiuliu, dabartiniu energetikos ministru, jau uždarė Klaipėdos naftos aromoterapijos seansus, jie įrengė rekuperacijos įrengimus ir iš ten mes tų kvapų nebegaunam. Visa laimė, tai šita prasme gerbimas Vaitkus tikrai daro didžiulę gėdą socialdemokratų partijai, nes atima galimybę atvažiuojamam turizmui, nebeatvažiuoja iš Skuodo jaunuoliai pauostyti šitų naftos kvapų ir nebesisvaigina. Visa laimė, kad socialdemokratų partijoje tvirtos pozicijos Lietuvos geležinkeliuose ir beveik kas antrą vakarą klaipėdiečiai ir miesto svečiai gali pilnais plaučiais kvepuoti nuostabių naftos žalios naftos, reiškia kvapų, kuris sklinda iš cisternų. Taigi aš manyčiau, kad įvažiuojamasis turizmas ir aromaterapija šitą turėtų tęstis ir turėtumėm papildomų investicijų. Vat aš klausau ir galvoju, kaip gerai, kad Lietuvoje yra Naglis Puteikis, ar ne? Viskas žymiai įdomiau. Ramūnas Karbauskis, prašau. Tai Klaipėdos uosto dabartis ir ateitis pirmiausia priklausys nuo mūsų Lietuvos srautų, prekių ir perkrovos srautų. Turiu gerą naujieną uostui, kad Lietuvos žemdirbių potencialas yra dvigubinti grūdų derlių. Ir tas atsitiks. Bet miestui yra iššūkis. Iššūkis, kaip su tuo reikia susidoroti. Ir tai, kad mes dabar dalį grūdų perkraunėjom per Latvijos uostus, yra dėl to, kad geležinkelio infrastruktūra, autotransporto infrastruktūra, ir tai yra iššūkis miestui ta prasme, kad jeigu mes jį įleisim daugiau to transporto įmonių, šitie žmonėms mieste pasidarys labai sunku gyventi. Reikia labai rimtai galvoti ir prognozuoti, ką toliau darysim. Nes kad mes pagilinam uostą, kad mes galim priimti daugiau laivų, kad mes juos galim greičiau atkrauti, iš vienos pusės džiugina, iš kitos pusės yra problemos su tuo, kaip miesto žmonės su tuo susigyvens, kaip jie gailės gyventi šitą mieste. Dėl to ir tas kalbos apie plėtimas į uosto, jos turi būti koreguojamos tą prasme, kad mes turim ilgalaikę strategiją turėti, ką mes darom, nes kada mes šnekam apie tranzitus, jie bus, jų nebus, vienais metais jie yra, kiti nėra, bet mes labai aiškiai galim pasakyti žemdirbiai, kiek grūdų mes kas metai vis daugiau ir daugiau galime atvežti. Jeigu uostas bus pasiruošęs tai priimti konkurencingom sąlygom, čia kita problema. Dar. Ir tai yra susijęs su privačiu verslu, ir tai susijęs su valstybe. Jeigu kainos Klaipėdoje bus didesnės, į Klaipėdą neveš prekių niekas. Tai šitai situacijai mes turim tuos dalykus sudėti ir kartu atsiremdami Lietuvos pirmiausiai galimybės, kas ir krizės metu mūsų neveiks, prognozuoti, ką darom toliau su kroviniais srautais uoste. Ačiū. Turim klausimų iš auditorijos, prašau, pristatykit jūsų klausimus. Man teko truputį atstovauti Dalkatėviškiai ir Pensininkų sąjungą. Aš turiu rimtą klausimą. Kodėl taip lėtai tvirtinami, suaižėję tautos gerovės pamatai, visi 4? Žiniasklaida paskelbs
ilgai čia nekalbėsiu. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas. Kokie 4 pamatai? Ką jūs turite omeny? Žemė, pensijos, sveikata, švietimas, mokslas, kultūra, net sportas ir linksmoji dalis, tai bankai, finansiniai reikalai. Ar galima šiandien pasitikėti bankai, kurie leido įsivaikščioti Visokavičius vakarų bankų? Taip, supratom klausimą, ačiū, supratom klausimą, taip. Krašto apsauga. Kalbame apie gerbūvį. Brangus ponė, neklauskit vienam klausime visų įmanomų klausimų. Taip, supratom, po to galėsim... Jeigu nori taikos, ruoškit gynybai. Taip. Kodėl šiandien socialdemokratų krašto apsaugos ministras nesupranta, kad gabaus žurnalisto Valatkos patarimas 32 000 medžiotojų, 30 000 apspręsta bus, reiškia 8 000 šiaulių. Kodėl nepanaudojami 32 000 medžiotojų? Taip, ponas Brangus, jūs tikrai kalbat apie viską vienu metu. Supratom, ačiū Jums, sėkmės. Dar vienas klausimas auditorijai, prašau. Virginijus Pardokas, Klaipėdos centrinis demokratinis judėjimas, visuomenininkas, nepartinis. Kaip žinoma, verslui reikalingos skaidrios sąlygos, lygios konkurencijos sąlygos ir panašiai. Tiek užsienio, tiek mūsų. Tam yra sukurtos struktūros, kurios vadinasi STT ir kurios buvo čia vakar kai tik susirinkę. Viso vakarų regiono atstovai. Jie blakės įtaisė vakar. Blakės įtaisė čia. Tai ir taip internetu transliuoja, nereikia jokių blakų. Taip. Gerbiamų politikų, kaip jie mano, jeigu Klaipėdoje pradėtų veikti STT, iš tikrųjų veikti, ar tai sutrukdytų atėjimui investicijų į uostamiestį? Ar kai tik paskatintų? Nes galiu pasakyti, susitikus su STT Klaipėdos regiono vadovybė, tiesa prieš keletą metų buvo tokia nuomonė išreikšta. Jeigu mes pradėtume dėti antrankius merams, direktoriams, pasklistų bloga žinia tarp užsienio investicijų. O investicijų reikia tame tarpe STT algoms įsimokėti. Taip, ačiū. Tik primenu, kad kuo geresnis klausimas, tuo trumpesnis. Tai gal kas nori čia apie korupciją pasisakyti, Eugenijus Gentvilas? Na, man sakyčiau, neprimtini tokie išankstiniai vertinimai, kad štai suprask, visi merai, valdininkai čia yra verti antrankių. Aš tikrai manau, kad daugelis savivaldybių šitame regione, kaip ir visoje Lietuvoje, ir jų vadovų dirba švariai, skaidriai, ar gerai, kitas dalykas. Tai čia nereikia užmetinėti taip ant savivaldybių politikų ar ant kitų pareigūnų, kad čia visi verti antrankių. Nepritariu tokiam. Naglis Puteikis. Manykite. Nepartiniam demokratiniam judėjimui norėčiau atsakyti, kad mano galva teisėsauga dirba smarkiai, sąžiningai ir teisingai. Ir pateiksiu vieną pavyzdį, patį šviežiausią. Mūsų partija rengė suvažiavimą ir neįrašė protokolę suvažiavimo adreso. Aš tik Panevėžys. Tai šiuo metu visos teisėsaugos struktūros pagal iškeltą baudžiamą bylą dėl dokumentų klastojimo rimtais veidais 8 pareigūnai vykdo tyrimą. Aš manau, kad Lietuvoje viskas tvarkoja su teisėsauga. Gabrielius Landsbergis. Aš, jeigu galima, sureaguosiu tik tai turbūt paprasto žmogaus akimis. Ar galime mes iš tikrųjų nekelti panašių klausimų, kai mes matome buvusius vidaus reikalų ministrus su antrankiais? Kai 10 pareigūnų arba 10 iki teisminių tyrimų yra pradėta nacionalinėje žemės tarnyboje.
Ar mes galime pasitikėti ir būti ramus, kai aplinkos apsaugos ministras, akivaizdžiai melavęs, lieka dirbti toliau ir yra ginamas Butkevičiaus? Man yra sunku pasakyti. Aš turbūt prijaučiau jum, galbūt kitaip formuluočiau klausimą, galbūt nežinodamas, ar nesuprasdamas netgi kai kurių insinuacijų. Aš suprantu nepasitikėjimo atmosferą. Taip, jinai šiandien yra, jinai egzistuoja, dėl to, kad atsakymų nėra, o klausimų žmonėms begalė. Ir tą mes matome labai aiškiai. Ta parodo ir valdančiosios daugumos reitingų kritimas, ir premjero blaškymasis rytinis ir vakarinis, ir visi kiti dalykai. Ir čia yra pagrindinis dalykas, aš manau, kodėl jūs užduodate šitą klausimą. Ir tai yra pagrindinis dalykas, kurio klausia ir verslininkai, ir užsienio investuotojai, su kuriais taip pat tenka susitikti, kuriam tikrai yra neaišku, kas čia pas jūs Lietuvoje dedasi. Ramūnas Karbauskis. Čia kalba apie moralę politiką. Iš tikrųjų, artėja rinkimai ir labai norėtųsi, kad kolegos padarytų tą, ką padarė mes, jau pasakydami aiškiai, kad partijos, kurios turi iš tikrųjų ryškiai išreikštų požymių korupcijos, aš pavadinimus galiu įvardinti, mane gėda, Darbo partija ir Tvarkos teisingumas, mes su jomis niekaip negalėtumėm dirbti kartu vyriausybėje. Ir jeigu kiekviena partija, iš tikrųjų kiekvienas politikas savo įsiprieštų ribas, kurių jis negali peržengti, tikriausiai būtų šitoje valstybėje daug geriau. Bet kol kas, aš tikiuosi, kad kolegos tą padarys. Labai tikiuosi. Kęstas Komskis. Na, iš tiesų, aš manyčiau, kad prieš kiekvienus rinkimus labai stipriai suaktyvėja visa kai kurių tarnybų darbai ir mes tą akivaizdžiai matom. Ir tik tais aš norėčiau priminti, kad toj pačioj konservatorių partijoje ir kol kas teistas ar nenuteistas yra Radviliškio meras, tas pats iždininkas Matuzas yra, tas pats Valstiečių partijos Šakių meras teistas ir dar antrą kartą nenuteistas. Taigi tų teistų aš galiu pasakyti, kaip įdomiausiai atsiranda prieš rinkimus. Ir manau, kad šiandien visgi tos tarnybos visgi suaktyvėja būtent prieš rinkimus, kas neturėtų būti, o dirbti pastoviai ir visą laiką gerai. Valentinas Mazuronis. Aš tai tikrai pritarčiau Ramūno Karbausko pasisakymam, tik tai ir apsibrėžimui, jo moralės lygmeniai. Aš dar tik tai siūlyčiau į tuos, su kuriais jie nebendrautų, įtraukti žemgrobius, oligarchus žemės ūkio srity, kad ir su jais jie neturėtų nieko bendro, kurie apiplėšė, reiškia, pusę Lietuvos, daugiau negu pusę Lietuvos smulkių žemdirbių ir dabar pamesdami kapeikas vaizduoja, kad jiem padeda, iš tikrųjų apvogė juos. Tai jeigu jie praplėstų šitą savo sąrašą, tai aš tikrai manyčiau, kad jie eina teisingų kelių. Ir aš dar negaliu nesureaguoti į Naglio Puteikio ir jūsų pasakymą. Žinote, aš klausau mano kolegos Naglio ir man tiesiog gaila ar neramu, kodėl jis neišrinktas yra Klaipėdos miesto meru. Nes jeigu jis būtų išrinktas Klaipėdos miesto meru, aš galvoju... Tai jis norėjo būti Vilniaus meru. Tai jo, bet jeigu Klaipėdos, tai aš manau, kad visi konkuruojantys miestai su Klaipėda labai nudžiugtų. Nudžiugtų visi konkuruojantys uostai, kurie nori Klaipėdą, reiškia, sunaikinti. Ir jie tikrai džiugautų. Nesu tikras, ar Klaipėdos gyventojai nuo to galėtų džiaugtis. Bet konkurentai išrinkus tokį merą su tokiu vertinimu tikrai būtų patenkinti. Pirma Ramūnas Karbauskis, po to Naglis Puteikis. Labai trumpai. Reiškia, kada ponas Mazuronis gauna atlyginimą iš mokesčių mokėtojų pinigų ir kada jis drįsta šnekėti apie tai, kad kažkas tai kažką tai pagrobė ir atėmė, tai prašau įvardinti, kas ką paėmė ir kas ką pagrobė. O šnekant iš esmės, reiškia, kada verslininkai sumoka mokesčius ir iš jų mes mokam atlyginimus, mokam pensijas ir taip toliau, mes nors truputį pagarbos rodykim verslui, aš nieko iš nieko neužgrobiau ir nieko netėmiau. O jūs, kolega, paaiškinkit man vieną dalyką, kaip gavęs savo mandatą iš Tvarkos teisingumo partijos Europos parlamente, jūs manot, kad su moralė gali būti viskas tvarkoje, kai jūs dabar esate Darbo partijos pirmininkas. Aš vakar pamiršau per laidą jums pasakyti, kad kai jūs kaltinat Skvernelį, kad jisai nepartinis žmogus pasirenka rinkimuose vieną ar kitą vertybę, arba partija, kuri išpažįsta tam tikras vertybas, o pats į save nepasižiūri. Grįžtim prie temos vakarų Lietuvos. Grįžtant prie temos, aš noriu pasakyti... Taip įdomu, kad nenoriu nutraukti, prašau. Aš tikrai, aš labai trumpai. Aš grįžtam prie temos, būtinai grįžim prie temos, laiko turim, bet aš labai trumpą... Vakarų Lietuva ir visa Lietuva nėra visai du skirtingi dalykai. Prašau. Edmundai, aš tikrai neatsakinėsiu, aš tik noriu pasakyti,
kalbėdamas apie žemgrobius oligarchus, aš tikrai neturėjau omeny Ramūno Karbausko. Kodėl jis prisijėmė savo tą? Reikia jo paklausti. Gerai, Naglis Puteikis ir po to auditorijos klausimas, prašau. Gerbiamas Mazuronė, jūs tiesiog nežinote visų paslapčių. Aš labai noriu pralenkti Artūrą Zuoką ir puikiai jo idėją apie dvimestį, Vilniaus ir Kauno sujungimą. Aš norėjau sujungti Vilnių ir Klaipėdą į dvimestį. Ir tai būtų geriausias, aišku, pats greičiausias geležinkelis. Na, dėjo, kol kas nepavyko, bet gal miestiečiai abiejų miestų per kitus rinkimus padės. Gerai, kad sugrįžot prie temos. Prašau, ten buvo ranka, pristatykite ir klausimus. Ką mąsto apie tą patį, kaip Ramūnas kalbėjo, apie investicijas, kada, reiškia, gerbiamas Mazuronė pradėjo daryti. Jeigu detaliai planavime ir taip toliau trūksta po pusantrų metus, apie kokias mes greitas investicijas, nesvarbu, kokiems praviniams, reiškia, ir ką partijos to klausimų mąsto. Prašau, Gabrielius Landsbergis, po to Valentinas Mazuronis. Aš žinau, kur netrūksta, kur reiktų perkelti investicijas. Iš tikrųjų, Naglis buvo teisus pačioj pradžioj. Žinau, kad aš turiu patarimą druskininkuose. Jeigu ypač prie ežero, žinokit, detalieji planai tvirtinami nepaprastai greitai, trūksta vieno SMS-o ir zadanija, ir tada bus greitai. Žmonės labai pyksta, prie ko čia druskininkai, tai prie klausimo sugrįžtame arčiau. Jeigu rimtai kalbėti, tai aš iš tiesų nevertinu ir nevertinsiu nei prieš mane, nei po manęs dirbusių ministrų. Aš manau, kad mes padarėm labai rimtus žingsnius, buvo pakeisti įstatymai ir galbūt po įstatyminių aktų trūksta. Taigi gyvenimas yra procesas. Bet mes iš tiesų padarėme tai, ko dešimtmečius nepavyko padaryti, iš esmės supaprastindami teritorijų planavimo visus dalykus. Aš žinau, kas vyksta dabar. Dabar biurokratai atrado skylės, prigalvoja, kaip tuos įstatymus padaryti, kad juos gražinti į buvusią pusę, bet tai reikalinga normali kontrolė, reiškia, laužimas, tokių žmonių metimas iš darbo ir panašiai. Principas ir bazė, kad mūsų tie teritorinio planavimo dokumentai visi kiti dabar gali ir turi eiti pakankamai greitai, labai daug kur be gali būti. Jis yra. Jeigu tas nevyksta, aš netgi turėjau pavyzdį vieną su Klaipėdoje, nepasakysiu pavardžių, bet atėjo vienas verslininkas, man ministrų būdant, sako, noriu statyti šito vietoje. Man Klaipėdos savivaldybė siunčia ten, reiškia, daryti detalius planus, kitus dalykus. Aš klausyk, čia jokių detalių planų nereikia. Todėl, kada mes pakeitėm tvarką, jeigu bendrajam plane galima tą statyti, jis turi sklypą, visus kitus dalykus, turi būti išduodamos sąlygos ir turi būti statoma. Ten aš tada skambinau, sudariau, iš tikrųjų reikia tęsti tai, ką aš pradėjau ir nebus tos problemos. Ne mieste, o laukuose sandėlis, tai reikia metus laiko detalus, tai yra absurdas. Viską reikia eiti tuo keliu, kurio tikrai mes pradėjom eiti ir galima viską tai padaryti. Kodėl dabar tie procesai sustojo? Nežinau, reikėtų ne manęs, kolegų mano dabar. Artūras Zuokas. Artūras Zuokas, prašau. Tai aš atsakysiu kaip Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai partijos pirmininkas. Jo tikrai žinau ir turiu patirtį dirbamas su investuotojais tiek vietos, tiek užsienio, ką reiškia visos tos procedūros, kiek juose yra išlygų, straipsnių, papildomų besidubliuojančių aktų ir iš tikrųjų ten gali koją nusilaužti. O Lietuvoje šiandien, nors ir daug kas yra pagerėję, reikia pripažinti, vis dėlto per daug laisvės interpretacijoms. Ir daug kas priklauso nuo individualaus valstybės tarnautojo, ar pavadinkime biurokrato požiūrį ir visą kitą. Be abejo, tam reikalinga labai tvirta, protinga, įsilavinusi, skaidri, kaip buvo pasakyta, valdžia, kuri sugebėtų matyti pagrindinį tikslą. Reikia tų investicijų ar nereikia? Jeigu reikia, vadinasi, turime per trumpiausią laiką jas įteisinti ir sudaryti sąlygas investuoti. Jūsų pasirinkimas kitose rinkimuose tik mes esam. Mes žinome, kaip tą padaryti ir tą padarytume. Ramūnas Karbauskis. Čia problema yra iš tikrųjų pasitikėjimo, nes dabar kaip yra valdininkų situacijai, nuo tiek dienų iki tiek turi būti duotas atsakymas. Jeigu jis duos greitai, kyla įtarimas, ar nėra korupcijos. Teisingai. Reiškia, ir šita situacija tikrai yra reali, kad mes turim valdininkus, kurie gali atlikti laikų darbą, jie ir sugebėtų tą atlikti, bet kartais bijo ne to,
kad jie atliks laiku arba greičiau negu galima, bet to, kad jį gali apkaltinti korupciją, būtent dėl to, kad jis padarė tą darbą laiku, kaip ir turėtų atlikti. Kitaip sakant, problema yra pasitikėjimo mūsų valdininkais, gal daugiau reikia viešumo tam procesui. Tiesiog gal jį daryti, ne visur gal taip yra padaryta, kad jis būtų iš visų pusių matomas. Jeigu jis bus matomas, jeigu nekils klausimo dėl valdininko korupcijos kažkokių tai variantų, tai tokiu atveju mes tikrai turėsim progresą, nes dabar 30 dienų, sulaukia 30 dienų atsakymas, 25 nebūna. Ir tai būna, be abejonių, taip. Eugenijus Gentvilas, po to Kęstas Komskis, kalbėkim trumpiau. Aš labai trumpai, Arūnai, kaip suprantu, jūs ten ruošiate sandėlius rajono teritorijoje statyti, ne miesto? Gerai, painformuosit, pasitarsim, nes tikrai būna kurioziškų situacijų. Moteriškiai prie Nemenčinės negražino žemės 14 metų, man užteko parašyti laišką nacionaliniai žemės tarnybai, po 2 savaičių jis kaminačių sutvarkė. Kartais trūksta to pasidomėjimo iš išorės. Kęstas Komskis. Visi girdėjot, Eugenijus ruošiasi daryti poveikį. Tai, kolegas, jūs suprantat, kad iš tiesų šiandien tokia jau yra tokia poveikis situacija. Galimas, prekyba poveikiu negalima. Tai čia jau irgi panašiai. Jeigu ir negauni naudos, vis vien visą jau prižadi kažką, tai ir viskas yra. Tai viskas po poveikį. Kolegas, iš tiesų aš galiu pasakyti ir gerų pavyzdžių, kai dujų terminalą mes statėm, tai irgi buvo, atrodo, neįmanoma, bet per labai trumpus laikus viskas buvo suderinama. Ir aš tik tais noriu paantrinti savo kolegom, kad viskas lemia žmogiškasis faktorius. Ir iš tiesų šitoje vietoje susitinku su ponu Karbauskiu, kad šiandien žmonės, valdininkai yra tiek išsigandę, kad iš tiesų bijo apsiimti atsakomybės didesnės, nes nedaug dievė juos neapkaltintų, kad jie kažką paėmė ir kažką padarė visą ne taip. Tai visą laiką jie imasi eina to keliu, kad ko atsargesnis ir ko mažiau padaryti. Taip, ponė, užduosit po to, prieš jūs dar norėjo vaikinas gale, prašau. Prisieskit, ponė, po to paklausit. Taip. Nu ką darysit, tokia tvarka. Kolegos prie Klaipėdos atveju, nes praėjusią savaitę buvo galimybė susitikti su uosto vadovu Arvydu Vaitkumi ir ambasadorium buvusiu Jungtinėse Amerikos valstijose Žygimantu Pavilioniu. Ir buvo iškelta tokia idėja, kad Vilniuje yra visos strategijos, yra geriausi investuotojai susirinkę Klaipėdoje, yra besiplečiantis uostas, jau aplenkėme Rygą. Kokios yra jūsų mintis apie galimybę galbūt perkelti užsienio reikalų ministerijos, susisiekimo ministerijos tam tikrus specialistus arba atstovus į Klaipėdą, kad jie turėtų galimybę dirbti su Amerikos investuotojais, su Amerikos uostais, su vakarinė Amerikos pakrantė. Kokios jūsų mintis šio atveju? Eugenijus Gentvilas, prašau. Dirbti galima ir iš Vilniaus, bet efektyviau būtų, jeigu kai kas būtų čia. Ir beje, vandens transporto departamentas yra buvęs Klaipėdoje, buvo išgrūstas į Vilnių ir atsirado tam tikras nesupratimas tarp vilnietiškų pareigūnų ir klaipėdietiškų reikalų. Beje, kaip yra buvęs žuvies pramonės departamentas Klaipėdoje, irgi išgrūstas į Vilnių ir tada visiškas nesusišnekėjimas. Tai tas dalies valdininkų buvimas, sprendžiančių valdininkų čia vietoje tikrai padėtų susikalbėti. Artūras Zuokas, po to Kęstas Komskis. Mūsų Lietuvos Laisvės sąjungos liberalų atsakymas yra labai aiškus. Valstybė. Tai yra šiandien daugelį dalykų galima perkelti grinai į internetinę erdvę ir sprendimų, nesvarbu, kur sėdi valdininkas, ar tarnautojas, ar pati ministerija, turėtų būti galima spręsti paprastai, aiškiai ir greitai. O kalbant apie pačią Klaipėdą, šiek tiek norėčiau paminėti, ką ir Klaipėda turėtų daugiau daryti pati. Kaip jau minėjau, Klaipėda šiandien mano matymu šiek tiek prarado ambiciją. Net kaip jau minėjau pradžioje, jūs save norite laikyti vakarų Lietuvos regiono lyderių. Per maža ambicija. Lygiai taip pat yra užmiršta graži idėja didžiosios Klaipėdos. Buvo, nepamenu, kur ten partija, ar tik ne Eugenijų liberalai, mes atrodo ir darėm. Didžioji Lietuva, didžioji Klaipėda. Gera idėja, nes jūs negalite Klaipėdą užsidaryti tik savyje, šalia Palanga, Neringa, kitos savivaldybės aplinkoje esančios. Turite matyti ir jas ir kartu su jomis siekti didesnių rezultatų ir pasirodyti be abejo pasauliui taip. Ir kalbant apie pačią to turizmo pritraukimą, važiuodama aš specialiai pasižiūrėjau internete, TripAdvisoryje, bendrai apibendrinus išvadą, Klaipėdoje nėra ką veikti. Tai turėtumėte įsižeisti už tokius vertinimus.
Lygiai taip pat, važiuodamas dar vakar, žinodamas, kad bus diskusija, paklausiau per Facebooką klaipėdiečių, kurie dabar įsibarstė po visą pasaulį. Kodėl išvažiavote iš Klaipėdos? Neužmirškite, praradot 500 000 gyventojų. Ir dar po truputį taip pat gyventojai kasmet mažėja. Kodėl, sakau, išvažiavot? Kokios priežastys? Vėlgi atsakymas. Jie pasigenda Klaipėdoje ambicijų, tam tikro noro matomumo didesnio negu šiandien yra ir kad ne vien tik kalbėtumėte apie konteinerius, kalbėtumėte apie klaipėdietį gyvenantį savo mieste. Kęstas Komskis. Pone, jūs nesipiktinkit, turi atsakyti visi žmonės, tie, kurie gali atsakyti ir tada mes einam prie kito klausimo. Aš manyčiau, kad... Viskas gerai, sulauks. Aš manyčiau vieną, kad bet kokio atveju yra jau šiandien ir modelis yra pasenęs mūsų valstybės valdymo. Ir jeigu mes žiūrim, kas uostą valdo, kam priklauso vienas ar kitas, sakykime, žinybas. Tai iš tiesų, jeigu, sakykime, žemės ūkis atrodo viskas aišku, viskas, kas yra po žemės ūkio, tai šiandien visa uostas, jūriniai visi reikalai, mes matytumėm įsibarščiusius per 3-4 ministerijas. Ir jeigu mes norėtumėm pajudinti šį klausimą iš esmės, tai reikėtų šitam skirti ir labai didelį dėmesį. O dėmesys yra, ar tai bent jau visas departamentas rimtas, arba iš tiesų nauja ministerija. Mes puikiai matom, kad šiandien kai kurios ministerijas jau atgyveno. Aš turiu galvoje ūkio ministeriją, kuri nebežinom, ką jinai daro, ir galėtumėm vardinti dar kelias ministerijas. Ir čia, aš manyčiau, tikrai šitą klausimą būtų galima pajudinti iš esmės. Prašau. Taip, Gabrielius Landsbergis, po to Naglis Puteikis. Mes turime konkretų pasiūlymą ir ypač jūs kalbate apie investicijas, tai Estijos pavyzdžio, steigti regionuose specifinės padalinius Investuok Lietuvoje. Estijoje lygiai taip pat yra, kiekvienas regionas turi savo specifiką, Klaipėdos vakarų regionai tai yra ypatingai lengva, ar ne? Ir žmonės dirbantis padalinyje, Investuok Lietuvoje, tie, kurie ieško investuotojų, jie tiksliai žinodami poreikius vietos verslo, vietos investicijų, gali ieškoti investicijų užsienyje. Tokiu būdu būtų palaikomas ryšys ir su ministerijomis esančiomis Vilniuje, ir su Klaipėdos savivaldybė, bei su potencialiais investuotojais užsienyje. Manau, mes tą galime padaryti, tai nebūtų labai sudėtinga. Naglis Puteikis. Gerbiamas Mantai, puikiai jūsų idėja, tik mūsų partija ruošiasi perkelti ne užsienio reikalų, o kultūros ministeriją. Ir mes tai darome todėl, Artūras Zuokas sako, kad Klaipėdoje nėra ką veikti. Jis tiesiog Vilnietis nežino. Mes esame kultūros sostinė, nes pas mus atvažiuoja pačios ryškiausios estrados žvaigždės. Čia pas jūs Vilniuje blogos tradicijos, apipelyjusios vakarietiškos, pas mus pirmo ryškumo rytietiškos, Kirkorovas, Galkinas. Mūsų arena dirba pilnu pajėgumu ir aš be galo dėkingas liberalų sąjūdžio koalicijai su Rusų alijansu, nes tik glaudus šitų dviejų partijų bendradarbiavimas užtikrino nuolatinį geriausių rusiškų žvaigždžių pasirodymą. Taip. Ramūnas Karbauskis. Aš manyčiau, kad svarbiausiai šių laikų ekonomikoje ir valdyme atstumas nebeturi reikšmės, turi reikšmės kompetencija. Ir jeigu šnekėti apie kompetenciją, aš pasakysiu vieną pavyzdį. Žemės ūkio ministerijoje šiandien dirba 370 specialistų. Iš jų vienas agronomas, 2 veterinarai, 2 inžinieriai žemės ūkio, kitaip sakant, kompetencijos nebeliko. Čia didžiausia problema. Taip, klausimas iš auditorijos. Prašau, ponė. Na, kaip buvęs uosto direktorius apginsiu uostą, gal kada ir ponas Vaitkus prisijungs, nes tiek kartų minimas ir galėtų patikslinti. Na, kiekvienais metais vidutiniškai iš Klaipėdos uosto direkcijos, iš direkcijos lėšų, miesto reikmėms, miesto gatvių ar kultūrinių renginių reikmėms atitekdavo ne mažiau kaip po 10 milijonų litų. Štai žiūriu į buvusių uosto generalinį direktorių Valentiną Greičiūną, kai aš buvau Klaipėdos meras, Valentinas buvo uosto direktorius, 19 milijonų litų iš uosto lėšų atkeliavo ir nutestas Jūrininkų prospektas. Tai galima kalbėti apie kitokius pelno arba pajamų skyrimo principus miestui, bet aš tikrai nenorėčiau pasmerkti uosto direkcijos, aš kalbu apie direkciją, kuri visada prisidėdavo prie miesto reikalų. Kitas dalykas, kaip uoste dirbančios tos privačios įmonės. Jų integravimas į miesto reikalus tikrai, mano manimu, yra nepakankamas. Kai kurios prisideda daugiau, kai kurios
beveik neprisideda, bet pati uosto direkcija tai iš tiesų visada yra didelis sponsorius miesto ūkiniams ar ir kultūriniams reikalams. Ar dar norėtų kas papildyti? Valentinas Mazuronis, o po to kitas klausimas ten gale, prašau. Aš tik noriu pasakyti, kad turbūt negalima taip tiesiogiai, ką Eugenijus pasakė, tai teisingai, ten skirtos lėšos miestui, bet tai yra darbo vietos, tai yra žmonės, kurie gauna atlyginimus, žmonės, kurie gyvena, dirba ir ekonominis pats visas miesto vystimasis. Tai nauda miestui, turint bet kokį ekonominį, sakykime, objektą, o jau nekalbant apie tokį kaip uostas, tai yra tikrai didžiulė ir žymiai didesnė, negu Eugenijus pasakė, tą labdarą, kuris skiriama. Todėl, kad įsivaizduokite Klaipėdą be uosto, tai mes čia šiandien kalbėtumėm visai kitų tonų ir kitaip. Prašau, klausimas iš galo. Aišku, mes girdėsim pažadų visą kitą. Klausimas labai paprastas, turi paaiškis, kada. Jeigu viskas aišku, dabar jau nebeaišku. Gerai, tiesiog, kaip sakoma, greitojų būdų nuo Benedikto Petrausko pradedam dėl Šventosios uosto. Prašau. Tikrai Šventosios uosto kitoj kadencijoje nebus atstatytas. Skubiai Eugenijų Gentvilą reikia grąžinti uosto direktoriaus poziciją. Jau atsimenat, jis puikų projektą buvo pradėjęs Šventojai. Ramūnas Karbauskis, dėl Šventosios uosto. Tikrai nesu įsigilinęs tą temą. Artūras Zuokas. Nors esu buriuotojas ir auginu sūnų kapitoną, kuris galbūt Klaipėda čia DFDS ir dirbs, tai gaila, kad taip yra su Šventosios uostu ir ten yra padaryta daug klaidų dėl žemių, statybų ir visa kita. Kada jis galėtų būti pastatytas, irgi nesiryšiu atsakyti, nes reikėtų nuvažiuoti šiandien pažiūrėti bent koks jo gilis prie plaukimo iš Baltijos iki Kulniukų. Iki Kulniukų. Tai kasti reikės ilgai ir tai bus brangu. Eugenijus Gentvilas. Taip, čia galima šaipytis, galima nesišaipyti. Bandėme, Lietuvoje nėra kvalifikuotų įmonių galinčių atlikti. Atlikinėjo Latvijai, pripažino savo klaidas, jiem pinigai nebuvo sumokėti. Taip, tai didelė nesėkmė, bet bent kažką bandėme. Deja, nepavyko. Šiandien atrodo, yra baimė ką nors bandyti ir tikrai perspektyvos nebegalėčiau pasakyti. Niekas nieko nebebandys, atrodo. Kęstas Komskis. Na, iš tiesų, tą bandymą ir mes, būdams antikorupcijos komisijos pirmininku, domėjausi ir iš tiesų, kiek suprantu, ir čia mums, ką aš prieš tai šnekėjau apie jūrinį turizmą, tai ypatingai jis trukdo, kad tokių uostų nėra. Gaila, kad uostai atsirado tokie aplink marias, kuriuose irgi tokia pat situacija, kur vanduo iki kelių yra. Ir dėja, aš manau, kad tai yra ateities klausimas, kuris, reikės turbūt ieškoti specialistų tikrai ne Lietuvoje, kurie galėtų šį klausimą įspręsti. Gabrielius Landsbergis, po to Valentinas Mazuronis ir kitas klausimas. Man gaila, kad mes išskirdami, nekalbame apie viso regiono viziją bendrą. Mes nekalbame apie integruotą regioną, kur kiekvienas projektas turėtų aiškę prasme ir aiškę savo vietą bendrame visame regiono ekonomikos vaizde. Mes išskiriam vieną tik tai objektą ir kalbame dabar, ar tai yra svarbiausias, ar jis įgyvendintas, dėl ko, kodėl būtent šitas. Man trūksta bendro matymo ir būtent nacionaliniu lygiu turėtų būti labai aiški vizija, ko reikia vakarų regionui ir kaip jis turi atrodyti ne šiandien, ne rytoj, bet per 10 ar netgi dar toliau per 20 metų. Valentinas Mazuronis. Jeigu jau Eugenijus Gentvilas, kuris ir pradėjo, ir iniciatyvą darė, ir dirbo, jūs girdėjote, sakė, nebežinau, tai ką aš galiu pasakyti? Valentinas Greičiūnas, prašau, jūsų klausimas. Klausimas būtų toks. Pajūrio turime mes Lietuvai ne taip daug. Kuršių nerija be abejo labai yra ribotas panaudojimas ir turizmui, ir poilsiui. Bet mes turime Tartu, Klaipėda, Palanga. Mano klausimas šitai garbiai auditorijai. Per daugelį metų jau 26 nepriklausomybės, taip sakant, vienintelis objektas įkurtas, Elnynas. Sakykite, mėlieji, man rodos, kad patraukti turizmą, patraukti žmonės į šitą dalį,
kokia jūsų nuomonė, kaip išvystyti teritoriją tarp Klaipėdos ir Palangos, ją urbanizuoti, kad duotų Lietuvai ir tų pačių vakarų, va čia kalbam, regionai naudos. Taip, bet ten irgi yra ir gamtinių rezervatų, ir draustinių, ir visokių kitokių saugomų teritorijų. Gal du sakiniai. Taip, gal nereikia urbanizuoti, tačiau panaudoti rekreacijai mes privalome. Tiek Klaipėdos miesto ribose esantį atstumą, tiek prie Nemirsetos. Dabar dykynės ir vilkai laksto. Naglis Puteikis. Greitasis, tai yra elektrinis traukinukas, kuris kursuotų vasarą visą parą. Kai blogas oras Palangoje, visi atostogautojai būtų Klaipėdoje. Aišku, reiktų, kad mūsų muziejai tada vasarą dirbtų beveik visą parą. Muziejai, teatrai. Būtų puikus dvimestis. Kestas Komskis, prašau, tik tai prašau, suprantu, kad antrą valandą sunku būti ramiai, bet prašau. Kalbėdamas apie vakarų Lietuvą, aš ne vieną kartą ir minėjau, aš matau ir Palangą, ir Neringą, ir Klaipėdą. Tai jeigu mes turėsim išvystytą Klaipėdą kaip pramoninį, o Palangą kaip polisinį, kaip gydomąją turizmui, tai aš iš tiesų galiu pasakyti, savaime atsiras labai daug infrastruktūros šalia, visas smulkus verslas užims tą poziciją. Ir be išvystytos infrastruktūros tikrai aš galiu pasakyti, niekas tyram lauke nesikurs. Prašau, klausimas. Paskutinės klausimo dalies nebesupratau, ką mes paslėpėme. Kokias strategijas ir priemonės jūs paslėpėt, kaip jūs padarysite, kad suklestėtų regionas, kaip jūs Klaipėda šitiek metų, o pavyzdžiui, centrinės aikštės, centrinės gatvės. Turbūt kiekvienas miestas, kaip aš sakau, gražiausi pasaulio miestai visada gali sakyti, Jėzau, trūksta pinigų, nes mums reikia dar to ir ano. Taip, Klaipėdoje trūksta daugybės ir begalės dalykų. Dabar kalbant apie 20 metų valdymo laikotarpį, prisiminkim, kad aš negaliu atsakyti už kai kurios laikotarpius, kai ne mūsų partijos žmonės buvo, nors aš manau, kad Rimas Taraškevičius irgi neblogai tvarkėsi mieste ir pasižiūrėkime, kad pozityviau. Aš beje ir Artūrą pataisiau, ne 50 000 žmonių dingo iš Klaipėdos, apie 30 000 jų persikėlė tiesiog per plentą ir tapo rajono gyventojais. Emigracija taip, apie 20 000, tai yra 10%, tačiau žmonės natūralu išvažiavo gyventi į privačius namus, taip kad gal kartais mes ir per daug varome ant savo miesto, kaip ir ant Lietuvos. Tai jokių receptų nesame paslėpę, viskas yra atvira, kiek žinau, šiandien savivaldybės veikla skaidri, jeigu netenkina, teikite idėjas. Gabrielius Landsbergis, po to Naglis Puteikis ir einam prie kito klausimo. Aš tik norėčiau priminti, kad Druskininkų teritorija Lietuvos žemėlapyje yra prilyginama varganom teritorijom. Ir dar prie Brazausko laikų tai buvo patvirtinta, iki šiol neatšaukta ir tai druskininkam atnešė papildomus 100 milijonų litų. Žinot, iš tikrųjų tai turėtų būti, neįsivaizduojama žmogus, nesuvokiama, kas galėtų nesutvarkyti druskininkų su tokiais pinigais. Taip, Naglis Puteikis, atsiprašau, prašau. Nenorėčiau nuvertinti liberalų, vis dėlto per jų pastarųjų 3 metų valdymą Klaipėdos miestas pagal supuvusių grindų vaikų darželiuose plotą vienam gyventojui užima 1 vietą tarp didmiesčių. Taip, ponė Mėlynų Švarku, prašau, pristatykit. Lietuvos pensininkų susivienimas. Aš tokį klausimą, kaip ir neįtemant, bet kaip neįtemant. Siūlau biuletenį, balsavimo biuletenį įvesti balsuojamus partiją, balsuojamus kandidatą. Ir trečia, aš neturiu iš ko rinktis. Dabar žiūrėkit, nesakykit, kad reikia. Dabar nuvertinam, neatėjo balsuoti, sugadinam biuletenį. Dabar reiškia, kas šalyje
jie vyksta. Partijų rietenos, visi žinome, nevaldyti valstybės ministrė, korupcija ir nebaudžiamumas. Dabar konkretizuoju klausimą visiems. Dabar tikrai žiūriu labai ateičiai, kiek pensininkus leidžia, žiūriu, seku politiką ir visi, bet dabar jūs man patinka. O jūs atsakykit klausimą. Kodėl? Mes jūs visus matėm prie tų valstybės vairo, kas vyksta, kodėl neina, kodėl mano iškeltos šitos bėdos, jos nenyksta. Naglis Puteikis mėgsta tokius klausimus. Prašau. Gerbiama ponė, mes girdime jūsų lūkesčius ir pirmą kartą Seimo rinkimuose toks stulpelį, tokia eilutė bus ir ten bus užrašyta NPD. Tai yra nėra už ką balsuoti, ar ne? Ne, tai nėra už. Tai vadinasi prieš visus, bet už Naglį Puteikį. Artūras Zuokas, prašau. Iš tikrųjų, tokia idėja yra ir galima, ir čia matyti tik tai Seimo tautų partijų, kurio šiuo metu yra Seime sprendimas, nes tai yra ne viena šalis, kuri naudoja tokią grafą. Ir jinai tikrai duoda daug diskusijų ir peno patiems politikams ir visuomeniai, nes kada būna grafoje nebuvo ką pasirinkti ženkliai didesnė negu visų kitų partijų suma, tai geras signalas politiniam elitui. Manyčiau, kad bent jau galėtų prie šito stalo sėdinčios politinių partijų atstovai, kurie turi savo atstovus Seime, pažadėti, pasiūlyti ir man atrodo dar būtų ne per vėlu. O savo ruoštų būtų matyti gerai priimti ir dar vieną įstatymą, kad rinkimų dieną, kaip ir, pavyzdžiui, rugsėjo 1 dieną, nebūtų pardavinėjamas alkoholis parduotuvėse, ten kioskose ir visur kitur, kad pagaliau įsirinktume valdžią blaivi. Du pasiūlymai parlamentiniam partijom, belieka tik tai tą padaryti, o čia jų dauguma. Artūrai, jeigu pardavinės tik balsavimo apylinkėse, tikrai bus didesnis aktyvumas. Kad to biuletenių neina be puslitrio, suprasti. Valentinas Mazuronis, prašau. Žiūrėkite, aš noriu pasakyti, žinoma, čia tą langelį galime įdėti, galime jo neįdėti, bus tas procentas didesnis ir dabar mes žinom, kad partijų populiarumas yra minimalus. Iš tikrųjų, kad tos blogos partijos, bet mes turim suprasti labai paprastą dalyką, kad arba mes kiekvienas, aš nesakau, kad kaip Naglis, kad būtinai čia už mūsų partiją, turim net ir matant, kad visos partijos blogos, iš tų blogų partijų pasirinkti iš to blogio, kas mums visiems atrodo geresnis, tai vis tiek eis į priekį. O tas teigimas, kad jos blogos, kad nėra kitaip, vis tiek kažkas valstybę turi valdyti. Ir reikia eiti, reikia rinktis blogos, tai iš blogų pačias mažiausiai blogas, bet eiti šitą linkmę, jeigu mes norim statyti valstybę. Ramūnas Karbauskis tai nieko gero nebus. Kęstas Komskis ir tada kitas klausimas. Manau, kad pilietinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų ir jeigu mes šnekame apie tokį įrašo atsiradimą, tai tokiu atveju rinkimai turėtų būti privalomi. Tai yra kaip yra kai kuriuose Europos valstybėse, kad kiekvienas pilietis privalo dalyvauti rinkimuose, kitaip jis gauna baudą, jeigu jis juose nedalyvauja. Tada toks įrašas turi labai daug prasmės. Kęstas Komskis. Na, manyčiau, yra vaistai kiti. Geriausias vaistas tai yra būtų tai, kad rinktumėm vienmandatinėse visus Seimo narius ir iš tiesų tada būtų daug viskas paprasčiau ir aiškiau. Aišku, kaip susitartų Seime, tie visi vienmandatininkai yra sunku pasakyti, bet kada mes vienmandatinės prieš rinkimus likus pusmečiui pradedami sumaišom, sudarom visas naujas ir nebeaišku, kam ar 3 ar 4 savivaldybėm atstovaus. O čia jau yra problema ir tikrai žmonėms dar daugiau sumaišties įneša. Vaikinas šviesių švarkų, prašau. Kaip jaunas žmogus norėčiau paliesti švietimo segmentą. Norėčiau paklausti, kaip Klaipėdos regiono švietimą paversti lyderiaujančiu visoje Lietuvoje ir koks vaidmuo tektų Klaipėdos universitetui? Geras klausimas, vargu ar labai lengvai ir greitai įgyvendinamas. Benediktas Petrauskas, prašau. Jeigu negreitai įgyvendinamas, bent greitai bus atsakytas, taip daug maž. Iš tikrųjų, aš norėjau jau prieš kurį laiką truputėlį pakeisti temą. Reiškia, ir tą temą mes labai daug pakalbėjom apie uostą, viskas tvarkoj, užtenka, jau galbūt ir nebekalbėkim, nukrypom į partijas, o dabar mums reikėtų ateiti prie kitų tokių sferų, kurios yra labai svarbios. Ir viena iš tų svarbiausių tai būtų švietimas. Švietimas yra tikrai labai svarbi tema, nes mes dabar ruošiam kokius specialistus. Ar mes tikrai gerai žinom, kokius mes ruošiam specialistus ir kiek tie specialistai gaus darbo vietų.
Pavyzdžiui, yra tokių specialybių, kurie pabaigė 500 absolventų, jau aš turiu omeny čia aukštąjį arba koleginį mokslą pabaigę, ir jie iš vis tik tai 50 žmonių gali gauti darbą realiai Lietuvoje. Tai kur kiti tie žmonės nueina? Tai kokia tai yra sistema? Tai jinai visiškai yra netinkama, nes yra iš pat apačios nenustatomi poreikiai. Kad tos poreikius mes nustatytumėm, reikia mum verslo institucijom paaiškinti, pasakyti, deklaruoti aiškius poreikius, reikia mums žinoti valstybės strategiją, kur mes einam, ar į aukštų technologijų šalį, ar į kažkokių tai gamintojų šalį, ar į paslaugų teikėjų šalį ir tas specialybės ruošti. Taip, kad mums tikrai reikia pakeisti šią sistemą, išsigryninti ir ruošti tuos specialistus, kurie Lietuvoje ateityje ir mums užtikrins tą gyvenimą. Iš pakeltų rankų matau, kad šiuo klausimu pasakys visi, tai Eugenijus Gentvilas, po to... Jeigu konkrečiai dėl Klaipėdos universiteto, aš manyčiau, kad per mažos ambicijos Klaipėdos universiteto ir didelė konkurencijos baimė. Jeigu kalbant apie tų pačių Britų aukštųjų mokyklų ateimo galimybę, buvo juntama ir konkurencijos baimė iš Klaipėdos universiteto. Labai patogu būti regioniniu universitetu, man norisi paskatinti universiteto bendruomenę nebijoti iššūkių ir ruošti jaunus žmonės tokius, kokie yra reikalingi. Šiandien Lietuvoje vykstantis aukštųjų mokyklų jungimuose arba nykimo netgi procesai, turiuomenį Žemaitijos kolegija, duoda vilties, kad išsivalys situacija ir universitetai stiprės, taps ambicingesni ir duos jauniems žmonėms didesnį išsilavinimą, tinkamesnį. Valentinas Mazuronis, po to Gabrielius Landsbergis. Mano nuomonė nebejotinai Klaipėdos, kaip ir kiti regioniai, Šiaulių universitetas, tai Klaipėda yra gyvybiškai svarbus klausimas, tai yra pagrindas, vienas iš pagrindų, ant kurios stovi miestas ir regionas ir dėl to tikrai negalima ginčytis. Tik aš manau, kad universitetas jau ir dabar yra ne tik tai švietimo institucija arba įstaiga, bet ir mokslo, aplink kurį, reiškia, telkėsi mokslinis potencialas. Ir va tas kelias, apie kurį aš pasakiau dabar, va tas vadinamo, klasterio sukūrimas aplink suskystintų dujų terminalą. Mes žinom tą istoriją. Tas suskystintų dujų terminalas iš tikrųjų taip jau gavosi šiek tiek didesnis, nupirktas gerokai didesnis negu reikia Lietuvai ir panašiai. Ir šitų pagrindų galima daryti visą, reiškia, sluoksnį. Tai yra mokslas, tai yra, ką sakėt, konkrečiai reikalingi žmonės darbui. Tai yra ir ta dabar sutartis, kuri pasirašyta tarp universiteto, energetikos ministerijos, švietimo ir terminalo, kuri numato ne tik laboratorijų statymą, kuris bus jau rudenį pradėtas, bet tame tarpe nuo rudens prasideda programos žmonių, kurie susiję su tuo terminalu ir ne tik jo aptarnavimui, bet ir skleidimui į kitas valstybės, sakykime, kurios nori statyti, jas reikia konsultuoti ir panašiai. Čia gali atsirasti būtent tas kelias, kada ir bus reikalingas, ir naudingas, ir Klaipėdai, ir visai Lietuvai kelias. Šitų, manau, reikia eiti ant žemės ir logiškai einant konkrečių kelių. Ponas Landsbergis. Popierinių specialistų. Taip, Gabrielius Landsbergis, prašau. Aš norėčiau priminti keletą skaičių. Lietuvoje daugiau negu 70% baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas žmonių nedirba pagal profesiją. Įsivaizduokit skaičių, tai reiškia tik tai 30% žmonių iš tikrųjų mokosi tai, kur toliau dirbs. Apie kokią kokybę mes galime kalbėti šiandien. Iš ties tai yra, Valentinas sako, kad yra popieriniai diplomai, niekam nereikalingi. Taip pat norėčiau pataisyti ir gerbimo Eugenijų. Konkurencija ir konsolidacija yra vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Didėjant konkurencijai, didėja galimybė, kad universitetas paprasčiausiai nebeišgyvens nei vienas. Kodėl? Todėl, kad mažėja gyventojų skaičius, mažėja studentų skaičius, mažėja dėstytojų skaičius ir klausimas tada, kas dalins tos likusius 5 studentus. 5 universitetai po vieną. Tai jeigu jau mes valstybėje nusprendėme, kad reikia konsoliduoti resursus, jungti universitetus, tai gerbėmieji, tai tada apie kokią konkurenciją jūs kalbate. Mes geriau tada jau investuokime į tai, kur mes galime išlaikyti, tai, ką mes galime vienyti ir sutelkti stipriausius protus, kaip dėstytojus geriausias studijų programas ir taip toliau. Dėl mane džiugina iš tikrųjų procesai, kurie prasidėjo Kaune,
kur tiek Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologinio universitetas iš tikrųjų rodo lyderystę ir jungiasi. Ir aš žinau, kad tam tikros kalbos vyksta ir su Klaipėdos universitetu, būtent apie programų jungimą, bendrus dėstytojus, bendrą administracijos struktūrą. Tai iš tikrųjų yra geras kelias, kuris leis ateityje konkuruoti ne viduje, o leis konkuruoti su Latvijos, Estijos, Lenkijos universitetais ir tokiu būdu išlaikyti žmonės čia, Lietuvoje ir Klaipėdai. Naglis Puteikis. Nesutinku su Benediktu Petrausku viešai skelbta informacija, kad keliasdešimt tūkstančių informacinių technologijų specialistų pritruks per artimiausius 5 metus. Tai šitą problemą įsispręstų, jeigu vyriausybė nors vieną kartą padarytų posėdį su rektoriais. Deja, kaip matote, vyriausybės prioritetai šiuo metu yra kurortinių zonų naikinimas, o ne šito klausimo sutvarkymas. Kestas Komskis, prašau. Na, kolegas, iš tiesų, aš manyčiau, yra dvi problemos. Viena problema, reikia pasakyti, konkurencija ir jinai yra tankiai būna dirbtinė. Aš galėčiau vieną dalyką pasakyti, net Seimas sugebėjo priimti tam tikrus įstatymus, kad Klaipėdos universitetas negali ruošti tam tikrų specialistų, sveikatas būtent fakultetas. Tai aš tik tais galiu pasakyti, kad šiandien ta konkurencija iš tiesų perauga ir pereina į politinį lygį. O antras dalykas, tai iš tiesų universitetai turi dirbti plačiau ir daugiau dirbti su verslo grupėm. Su verslo grupėm ir nelaukti, kol Lietuva nustatys, kokie reikalingi specialistai. O šitas regionas turi rinktis verslo konfederacijas ar ten kitos visą būtent lyderystės, kurios yra grupės, ir tartis, kokių reikia specialistų. Ir mes ką matom šiandien, jeigu valstybė visą finansuoja, sakykime, tam dalį specialistų, bet visiems universitetai sugeba ruošti tų specialybių, kurių mes puikiai žinom nereikia. Tai šitoj vietoj aš galiu pasakyti, universitetai patys turi norėti būti lyderiai. Ramūnas Karbauskis, po to Artūras Zuokas ir eisim prie klausimo, prašau. Didžiausia švietimo problema yra krepšelių sistema. Moksleivio krepšelis ir studento krepšelis visiškai viską ant galvos pastatė. Tai yra moksleivio krepšelis iš viso neleidžia mums savivaldai ir tiem žmonėm, kurie artimiausiai įspręsti ir įstaigų tinklo klausimus ir daugelį kitų problemų ir mūsų vaikai pavirsti yra prekėmis. Šnekant apie studentų problemą, apie studento krepšelio problemą, tai šiandien moksleivis pabaigęs mokyklą nešasi krepšelį ten, kuris nori. Ir mes nieko negalim padaryti. O šnekant apie poreikius, tai mes labai aiškiai galime vardinti, kur yra poreikiai. Mes šiandien neturim fizikos mokytojų, matematikos mokytojų, nes ten krepšeliai neina. Mūsų vaikai ten mokės nenori. Jeigu iš tikrųjų valstybė turėtų nors kokius nors svertus pati pasirinkti ir pasiūlyti vaikams, kur yra nemokamas mokslas, kur mes galim finansuoti, kur mums tikrai reikia, visur kitur prašom, mokėkit pinigus, mokytės. Tiesiog reikia pasitraukti nuo tos sistemos, kuri dabar yra viską stabdanti, greunanti, aš manau, kad tą artimiausiu metu ir padarysim. Artūras Zuokas. Tai pirmiausia, turėdamas galimybę spręsti, na, pavyzdžiui, būčiau premjeru, tai panaikinčiau regioninių universitetų kaip tokį statusą iš viso. Nes regioninis iš karto nužemina instituciją. Imkime Angliją. Nesvarbu, kur bebūtų universitetas, kuriame ten Anglijos kampelėje ar kaimelėje, jis nesivadina regioninių, vietinių ar savivaldybinių. Yra universitetas ir jo pasiekimai vertinami pagal tam tikrą reitingą. Būdamas ir turėdamas galę spręsti, būčiau pirmasis, kuris surinkčiau rektorius ir nuvažiuotume kartu ir tarpininkaučiau, kad pasikviestume geriausius lektorius. Ir jie čia atvažiuotų ir dėstytų mūsų studentams ir ne tik mūsų studentams. Trečia, tikrai esu prieš tai, ką paskutiniu metu kalba švietimo ministerija ir dauguma politikų. Mūsų švietimo sistema, universitetai turi ruošti darbo jėgą. Tai skamba žeminančiai. Turime ruošti visavertę asmenybę, kuri galėtų priimti atsakomybę už savo gyvenimą ir siekti laimę šiame gyvenime. Ir dažnai dabar buvo diskusijos atskirti techninius mokslus nuo humanitarinių. Negalima. Humanitariniai mokslai turi būti gerbiami ir jiems turi būti duodamas prioritetas, nes jis formuoja asmenybę. Šiandien universitetai neberuoš profesijų, nes pasaulyje taip dažnai ir greitai vyksta pokyčiai, kad paruošti šiandien profesiją, pagal kurią jūs dirbsite visą likusį gyvenimą, tiesiog neįmanoma. Tai yra praeitis. O be abejonės, kad universitetai, jų rektoriai patys gali labai daug ką padaryti. Studentai turi reikalauti iš rektorių, iš dėstytojų tos ugdymo kokybės ir yra daug kas įmanoma padaryti. Galiu netgi pasikvieskit, patarsiu, kaip tą daryti.
Darius Jasaitis, prašau, Neringos meras, jūsų klausimas. Labadiena, gal net ne klausimas, o receptas būtų, nes matau, kaip vakarų Lietuvą paversti turtingiausių šalies regionų. Visiškai neseniai Vokietijoje po antraštės. Kuršių nerija, Lietuva tai ne Balkanai, nuostabūs paplūdimiai, nėra sprogimų ir važiuokite. Šiandieną Vokietijoje antraštės. Rusai buvo įsilaipinę Juodkrantėje. Vokiečiai skambina ir klausia, ar atsakyti viešbučius ar ne. Kas yra turtingas? Atvažiuoja turistas, palieka pinigus. Regionas turtingas. Kaip uždrausti komiteto pirmininkų, saugumo komiteto pirmininkų kalbėti tokias nesąmonės, jeigu taip yra. Turkijos sprogimais, Turkijos prezidentas sako, tai vienkartinis atvejs netyčia turistai važiuokit. Pas mus nieko panašaus nėra. Atsistojo saugumo komiteto pirmininkas ir sako, tankai buvo Juodkrantėje, beveik taip, antraštės tokias. Kaip padaryti apsaugot nuo tų šnekų didžiųjų politikų, nes tokie turistai būtų pas mus. Jūs pagalvokime dalyką. Kada pagalvokime apie tokį dalyką? Tėvai skaito, Klaipėdos universitetas, nuostabi specialybė, puiku. Ir šalia antraštė, žieda tankai, koks tėvas protingas siūšia vaiką mokintis. Kai jau rusai įsilaipino. Taip, gal pradėkim nuo Valentino Mazuronio. Čia jo partijos komiteto pirmininkas. Taip, prašau. Aš galiu merui pasakyti tikrai tik tai tiek, kad aš pilnai pritariu jo klausimui ir mintim. Aš manau, kad iš tiesų gal neapgalvotai, gal kažkaip tai kitaip, bet tokių pasisakymų arba tokių pasakymų, teisybės dėlė aš pasakysiu, kad ne tik komiteto pirmininkas, bet ir premjeras sakė, kad žino, tik negali pasakyti dar kažką. Premjeras sakė, kad nieko negaliu sakyti, bet pareigūnai sureagavo tinkamai. Bet Edmundai, aš noriu pasakyti, kad aš tikrai sutinku, todėl kad visam pasaulyje, ypatingai jeigu mes kalbam apie turizmą, kitus dalykus, yra stengiamasi, reiškia, skleisti teigiamas emocijas, teigiamus, kad kas trauktų. Ir mes kartais nepagalvodami, aš tikrai negalvoju, kad čia specialiai padaryta, bet nepagalvodami arba nesuvokdami, kartais lipam ant to greblio, kuris mums kala tiesiai į kaktą. Bet kadangi meras uždavė klausimą ir jūs šiek tiek dar, ponas Greičiūnas, uždavė klausimą apie teritorijų įsisavinimą. Žinot, aš noriu pasakyti, kas dar padėtų turizmui. Europos parlamente aš turėjau susitikimą su vienu Greenpeace'o įkūrėju ir jis paliko tą organizaciją. Jis sako, žinot, kodėl aš išėjau iš Greenpeace'o? Todėl, kad aš mačiau, kad gamta, visa aplinka yra bendruma, kurioje yra žmogus. O dabar, kas vyksta Greenpeace'e, tai reiškia, gamta saugoma nuo žmogaus, jis yra atmetamas kaip neaišku kas ir panašiai. Ir šitoj vietoj mes, turizmą, jeigu mes norim vystyti, mes turim atsisakyti nemotyvuotų kvailų sprendimų, apsidraudimų, draudimų, neleidimų. Sutarkim, kur reikia, tai saugokim. Bet draustinius, visus kitus dalykus, vačnekam, reiškia saugomas teritorijas. Bet tikrai neperlenkim šitoj vietoj, padarydami taip, kad tose teritorijose žmogui nebėra kaip gyventi. Tai šitoj vietoj irgi keičiant poziciją ir požiūrį valstybinį visuomenės į šitą pusę, mano nuomonė, jūsų regionui tai būtų tikrai naudinga ir teisingas kelias. Gabrielius Landsbergis. Aš dėkodamas merui už puikų klausimą, norėčiau priminti apie kitą nuostabų kurortą, netaip toli nuo mūsų, kur irgi išsilaipino panašus kariškiai, tas kurortas yra Krymas. Turbūt, kad ir kokias antraštės apie Krymą mes dabar rašytume, ten mažai vokiečių atvažiuotų, nebent kokie nors vokiečių komunistai, kurie ten važiuoja su vietiniais pasišnekėt karts nuo karto. Bet iš principo didesnis klausimas yra tai, kad ne antraštės formuoja. Ir aš turbūt pirmą kartą galėčiau pasakyti gerą žodį gerbiamam Paulauskui, kuris išviešino siaubingą faktą. Iš principo, ir jeigu premjeras yra dabar teisus, kad sureagavo institucijos teisingai, tai kas atsitiko? Ar tie žmonės buvo iššaudyti, suimti, ataka atmušta? Panašu, kad jų nebuvo tų žmonių. Palaukim, kol premjeras pakeis nuomonę, tai bent jau tiek. Duokim laiko šiek tiek.
Bet iš tikrųjų, jeigu tai pasitvirtintų, tai čia yra nepaprastai rimtas signalas ir aš šiandien daugiau baisėčiausi ne antraštėmis, o tokia informacija, jeigu jinai yra tikra. Dėl to, kad NATO valstybė iš principo galėjo būti užpulta. Gal pabandymui. Pone Jasaitį, ar bent vienas Neringos gyventojas matė tą išsilaipinimą? Nematė, nežinau, negirdėjo, tai gerai, bet labai gerai pasakėt, Gabrieliau, NATO. Tai gėda būtų NATO valstybė prisipažinti, kad tai buvo turėtų slėpti, daryti išvadą, ir kad užpildyti kėdas pasieniečių Neringoje, pareigūnų ir saugot. Gerbiamas merė, nuostabiai sakot, aš tikiuosi, kad iš jūsų lūpų tiesiai Butkevičiui jausi ir Olekui. Tie, kurie turėtų šiandien užtikrinti būtent, kad mes būtume saugus. Taip, bet žinant ankstesnius precedentus, tai greičiausiai tikrai nieko nebuvo. Bet aišku, gali būti kokių nors išimčių. Artūras Zuokas, po to Naglis Puteikis. Aš pratęsdamas šią temą, nes gal daugumą nematė, bet oficialus valstybės pareigūnas, pasienio tarnybos vienas iš vadovų, paneigė viešai tą faktą, kad tai buvo. Tai iš tikrųjų, tą, ką kalba Neringos meras, na, šiandien reikėtų labai rimtai vertinti, nes atrodom mažiausiai kvailai. Antra, patys šaukiam, kad nukrito, kaip tas katinas ant uodegos dangus, nors nukrito lapas. Reikia žiūrėti mėnulio kalendorių. Tame tarpe. O aš, tęsiant tą temą, vakar buvau nuvažiavęs į Visaginą, nes Visagine taip pat yra ataskaitoje VSD buvo paminėta, kad yra 3 mokyklos, kuriuose susiformavo mirties batalionai. Vaikai suformavo mirties batalionus. Nuvažiavau į tas mokyklas, susitikau su mokytojais, su tais vaikais, apie kuriuos buvo kalbama toje ataskaitoje, pabendravau su specialistais, nu juokinga. 10 paauglių žaidžia taip tą vadinamą paintballą ir visa kita. Ir dabar 1200 mokinių per 3 mokyklas jaučiasi apšmeižti per visą Lietuvą. Mokytojai pasipiknė be proto, sako, mes tiek išleidžiam gerų Lietuvos patriotų specialistų. Nei vienas VSD atstovas net gyvenime netėjo, perspėjo, žiūrėkit, ten yra problema, gal padirbėkime tyliai, kaip pasakyti, ir spręskim problemą. Tai dabar šiandien garsėjam, kad pas mus 3 mokyklose kuriami mirties batalionai. Aš šiandien net paprašiau, kad VSD vadas kuo greičiau ištrintų iš ataskaitos tas 3 mokyklas, nes tai yra gėda VSD pačiam pagal už profesionalumą. Naglis Puteikis, po to Ramūnas Karbauskis ir kitas klausimas. Gerbiamas merė, aš jūsų vietoj nesijaudinčiau, džiaugčiausi. Jūs pagalvokit, rusai laipinasi ne Švedijoje, ne Vokietijoje, ne Estijoje, jie laipinasi pas jūs. Vadinasi, jūs galite atvirkščiai iš to gauti didžiulę naudą. Jūs tiesiog pradėkite reklaminę kampaniją, kad geriausi viešbučiai Rusijos specnazų yra Neringoje. Ir visus išlipusius į barą, taip. Aš sau leisiu irgi pajokauti, bet visai rimtas pasiūlymas. Reikia iš tikro mūsų visuomenę mokyti sveikos gyvensenos. Tokiu atveju visi mūsų paplūdimiai bus pilni žmonių ir mes tikrai matysim, kada kas įsilaipina. Atsiprašau. Kęstas Komskis, prašau. Na, kolegos, iš tiesų, gąsdinimas rusais tai vyksta pastoviai pas mūsų ir aš galiu pasakyti, jeigu mes matom laikas nuo laiko partijas pravadinam, tai prorusiškom, tai rusam tarnauja, tai politikai, kurie tarnauja ir tas pats su VSD. Na, iš tiesų, galiu pasakyti, kada įvardina net kurios savivaldybės yra jau prorusiškas arba kad su jais bendrauja, jau yra blogai ir reikia nutraukti ir taip toliau. Na, iš tiesų, tas gąsdinimas, aš manyčiau, yra tiesiog ir nurodoma, su ko, kas turėtų kaip bendrauti ir kaip, kad negalėtų valdžios kritikuoti. Tai, aš manyčiau, yra tam tikras spaudimas būtent demokratijai. Eugenijus Gentvilas, labai trumpai einam prie kito klausimo. Dėl gąsdinimo rusais, tai čia toks nevykęs atrodo pagąsdinimas, kaip televizija kokią nors sakytų no comments, bet iš tikrųjų gąsdinimas rusais buvo būdingas vienai partijai, dabar jau ir valdantieji pradėjo ir ypač premjeras, jau ne pirmą kartą mokytojai, pedagogai, Rusijos agentai ir aš tą sakau be ironijos ar be ko nors. Tai tampa labai nesveika tradicija vietoj racionalaus protavimo baubus rodyti. Taip, ponė, prašau, antroji eilė ilgai laukia klausimo. Ne, prašau, jūsų klausimą. Aš norėjau paklausti, ar, kadangi daugumą jūsų jau seniai pažįstu, ar jūs nesutiktumėt pažiūrėti į šitą, kaip vakarų Lietuvą paversti turtingiausių šalies regionu? Truputį kitą prasme. Kaip vakarų Lietuvą paversti kultūringiausių šalies regionų. Todėl, kad, manau, turtingumas yra nepilnai
lemiantis kultūros, šalies kultūros gyvenimą, vaizdą, mūsų tautos savimonę ir savivertę. Taip, supratom klausimą. Artūras Zuokas, prašau. Čia kaip kultūringiausia, taip, iš karto. Ne, man pasirodė, kad jūs norit, jeigu neturit ką pasakyti apie kultūrą. Ne, turim. Tai iš tikrųjų labai geras ponios pastebėjimas, nes mes dažnai kalbame apie materialias vertybės. BVP, augimas, skaičiai, kiek ir visą kitą, užmirštame kultūrą ir užmirštame, kad vis dėlto kiekvienas iš mūsų turi prigimtinį tikslą tapti laimingu. To nebūtinai garantuoja turtas. Ir būnant man Vilniaus miesto vadovu, netgi turėjom specialią programą, vadinome kultūrtingas. Kultūrtingas, sujungėme du žodžius, kad tik kultūringas gali būti turtingas. Įvairiom prasmėm. Ir be abejonės, kad Klaipėda yra puikus miestas, turintis daug kultūrininkų, turintis tikrai neblogai jau tvarkomą infrastruktūrą. Dar belieka tik susitvarkyti Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą ir skatinti kuo daugiau, kad tos kultūros žmonių turėtų galimybę ką ir kaip veikti ir iš karto Klaipėdoje gyvenimas keisėsi į kitą pusę. Mes Vilniuje labai daug dėmesio skiriam kultūrai, kultūriniams projektams, paramai, kultūringam žmogui, aplinkai ir tai duoda rezultatus. Klaipėda, manau, kad eina tą kryptimi, beliko tik šiek tiek pasistengti. Taip, dar mes turėsime 2 klausimus po šitų atsakymų ir po to baigsime debatus. Dabar Ramūnas Karbauskis, Eugenijus Gentvilas ir tada kitas klausimas. Man tenka dažnai laikytis vaikų darželiuose, mokyklose ir visai, ką bandau pasakyti, kad neskaitantis vaikas niekada neišauks turtingų žmogumi. Reiškia, ir aš manau, kad yra elementarūs dalykai, kuriuos turim padaryti. Pirmiausias, elementariausias dalykas, kuris nekainuoja valstybei. Privalomas skaitimas vaikams darželiuose. Darželiuose bibliotekos. Privalomas pateiktas, rekomenduojamas sąrašas vaikams skaityti darželiuose. Ir kiek aš galiu bandau tą daryti savo iniciatyvą, bet aš manau, kad mes tą klausimą pajėgus kaip valstybė įspręsti. Aš manau, jūs tai turėjote omenyje. Mes turime šviesti žmonės. Tai yra jau nuo to pradedant nuo mažiausių. Ir tokiu atveju mūsų visuomenė po kažkokio laiko pradės kitaip truputį jaustis. Eugenijus Gentvilas ir kitas klausimas. Nesinori dėjuoti, bet vakar buvom kaip tik į frakciją pasikvietę Seime kultūros ministrą Birutį, kur kalbėjome ne tik apie Klaipėdą, bet apskritai apie finansinę paramą regioninėms kultūrinėms iniciatyvoms. Na, bendros kalbos neradome, reiktų įstatymų pakeitimų, ten kompetencijos paskirstimų. Nenoriu apie ministrą blogai pasakyti. Kita vertus, Klaipėdos miestas tikrai užsibrėžė labai ambicingus tikslus, varžysis su Kaunu dėl Europos kultūros sostinės vardo. Gali atrodyti juokingai, bet aš noriu priminti, kai darėme Europiadą Klaipėdoje, tai buvo, kaip Europiados vadovai sakė, gražiausias folklorinės muzikos festivalis jų istorijoje. Galime padaryti, yra ambicijos, yra planai, na, duok dieve, kad pavyktų. Taip, dar vienas klausimas, prašau, ponas, taip, prisistatykit jūsų klausimus. Gerai, klausimas. Klausimas yra toks, kodėl, sakykime, politikai taip bijo įvardinti pačią problemą ir kalbėti su ją. Ar jie nežino sprendimo, ar kas... Jūs žinot pagrindinę problemą? Kokia? Lietuvoje? Lietuvoje yra 3 problemos. Tai yra žiniasklaida, politikai ir kriminalai. Gerai, ar... Tai čia yra simbiozė, politikų kriminalai aprašyti žiniasklaidoje. Taip, iš esmės žiniasklaida. Taip. Jūs paimsite, sakykime, tą Klaipėdos istoriją, tai vis dėlto Lietuvai Klaipėda visą laiką mažiausiai rūpėjo. Šitą tendenciją jaučiasi netgi dabar. Todėl į ką reikia investuoti? Aš puikiai suprantu, poną Karbauskį, jis teisingai
pasakė, švietimas. Jūs paimsite Rusiją, ji turi turtų N, bet ten nėra žmogaus, nėra to žmogaus, kuris būtų kultūringas, kuris, nes jeigu mes turim švietimą, mes gausim kultūrą. Gerai, supratom, tiesą sakant, sudėtinga atsakyti į tokį klausimą, nebent ponas Mazuronis pabandys, prašau. Jeigu aš teisingai supratau, kad jūs mato 3 problemas - kriminalą, politikus ir žiniasklaidą, tai... Tai jūs įvardino tas 3 problemas - regione ir tai kriminalą mes jau naikinam, sodina, yra tam tikros struktūros, tai reikia sunaikinti žiniasklaidą ar politikus ir Lietuvoje gyvenimas bus geras. Taip, Naglis Puteikis atsako ir tada paskutinis klausimas, ponas, prašau. Noriu jums pritarti, iš tikrųjų, jeigu ne visuotinė tyla Lietuvos žiniasklaidoje, galbūt vis dėlto Klaipėdos geoterma būtų išsivyščiusi iki Švedijos pajėgumų ir mes jau šildytumėm beveik nemokamai ne tik Klaipėdą, bet ir Palangą ir Kretingą. Deja, ta mirtina tyla akivaizdžiai susijusi su šiukšlių deginimo giganto lobistinė veikla, kuri pasireiškia taip pat ir milžiniškais pinigų kiekiais į žiniasklaidą. Dėl to iš tikrųjų yra labai gaila. Ir aš džiaugiuosi, kad salėje matau žurnalistų, kurie nežiūrinti tai, savininkų valią, redaktorių valią, bandė apie tai rašyti, aš noriu jiems padėkoti. Prašau, paskutinis klausimas. Žiūrėkit, aš noriu paklausti tokį apibendrintą klausimą. Ir apie gyvenimo kokybę, nešnekam apie kokybę. Apie kokybę reiktų šnekėti, ne apie kiekybę. Kas įeina į kultūrą, į švietimas ir kas tik nori. Gyvenimo kokybė mane jaudina, ne uosto reikalai. Aš noriu ramiai vaikščioti gatvę, aš noriu ramiai pasitikti svečius, kad jų nieks neužpultų. Klausimas mano toks, mūsų problema Lietuvos yra demokratija. Labai atsiprašau. Tai čia mes matom demokratinį pluralizmą, nes jie tik partijų vadai. Bet kai mes leisimės žemėjant socialinę struktūrą, tos demokratijos lieka vis mažiau ir mažiau ir mažiau ir vis daugiau autoritarizmo ir kiekvienas įstaigos vadukas yra karaliukas ir daro, ką nori. Mano sūnus išvažiavo į Londoną, todėl kad pasakė, ką aš turiu laukti, kol tas senas komuniuga išeis į pensiją, kuris į bet kokią iniciatyvą sako, sėdėk tyliai, niekam nereikia. Kada mes pasieksim tokio, kad administracinis komandinis valdymas, paveldėtas iš Tarybų Sąjungos, bus išnaikintas ir mes tikrai turėsim demokratiškas struktūras visuose sferose gyvenime. Ačiū. Eugenijus Gentvilas, po to Gabrielius Landsbergis. Aš pasakysiu dar paradoksų tokių Alfonsui paantrindamas, kad mes turime kai kurias struktūras, kurios yra demokratijos apraiškos. Pavyzdžiui, savarankiškas be valstybės įsikišimo sportas. Na ir štai tokios federacijos kaip futbolo federacija. O valstybė dar finansuoja. O ką ten turime? Kriminalinį pasaulį. Ką mes turime? Laisvą nepriklausomą žiniasklaidą, ar ne? Kurią remiame per spaudos, radio, televizijos rėmimo fondą, kad sukurtų geras laidas. O tiek mėšlo toje žiniasklaidoje, gal irgi reikia mokėti valstybės biudžeto pinigais, kad mėšlo nedėtų į žiniasklaidą. Štai čia yra demokratijos paradoksai ir dėja reikia sutikti su paties nuomonė. Gabrielius Landsbergis. Aš taip pat pritariu. Mes esame pagirių laikotarpyje. Girtavome ilgus metus sovietmečių ir dabar blaivomės iš to. Ir iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga. Labai sunku, ne visi žinom, ką daryti, nesuvokiama, kaip ta demokratija veikia, mokomės, nors 26 metai. Ir iš ties aš turiu pasakyti pats asmeniškai, mūsų politinė bendruomenė, mano partija, mes einame išsikėlę patys savo atsinaujinimo, pritraukti naujus žmonės ir taip toliau. Tai yra sudėtingas procesas, jis nėra lengvas. Aš įsivaizduoju, kitom partijom turbūt jis yra dar sudėtingesnis. Kaip pritraukti naujus žmonės, kurie buvo mokėsi užsienyje, kurie atsiveža naujas patirtis, kaip juos integruoti, kaip padėti jiem, padėti mum. Tai yra sudėtingi procesai ir Lietuva tik tai pradeda pirmuosius žingsnius žengti iš tikrųjų į vakarietiškų, ten, kur eina vakarietiškos valstybės. Tai yra sunkus kelias, bet mes jau pradėjome žengti ir aš džiaugiuosi, kad mes esame ta bendruomenė, kuri tai daro. Kęstas Komskis. Na, iš tiesų, kad ta problema egzistuoja, tai mes tą senai matom ir kolegas iš tiesų, aš manyčiau, vienas kelias, tai valstybinių funkcijų perdavimas yra būtent visuomeniniam organizacijom ir arba savivaldai vadinamai.
taip kaip tokie, sakykime, odontologijos rūmai, kaip advokatų rūmai. Dėmesio, paskutiniai atsakymai. Ir aš galėčiau pasakyti, ir ką mes patys mėginam daryti, tai būtent mažinant biurokratiją. Ir antras pats pagrindinis dalykas, mažinant žmogiškąjį faktorių. Kuo mažiau žmogus galėtų spręsti, kad spręstų viskas gana aiškiai aprašytas ir, sakykime, kompiuterizuoti procesai. Aš tikrai galiu, paantrindamas Valentinui Mazuroniui ir tikrai žinodamas, kiek jis padarė su statybą, sakykime, supaprastindamas leidimų išdavimą dėl detaliųjų planų, tai šitas rytim reikia toliau dirbti. Ir ne tik tai šitas rytim, reikia dirbti ir kitose. Ir šitas dalykas, aš galiu pasakyti, tikrai mums leistų išvengti tų vadinamų komunistų. Ramūnas Karbauskis, po to Valentinas Mazuronis. Atsakant į jūsų klausimą, kada tai įvyks, kada pasikeis mūsų kartos. Pasikeis kartos žmonių, kurie turės kitą mentalitetą, ateis jaunimas. Mes iš tikrųjų galvodami apie ateinančius rinkimus ir apie tai, kad gali tiek prisimti atsakomybę už valstybę, galvojam apie veiksmą, kuriuo pakviesime ir jūsų sūnų, ir tuos žmonės, kurie dabar išvykę ir kurie Lietuvoje mokosi, registruotis į atvirą sąrašą, iš kurio po to jie būtų pašaukti ne tik tarnauti armijoje, kaip dabar yra jau šnekama, bet pašaukti tarnauti valstybėje. Valentinas Mazuronis, prašau. Ačiū labai, mielas klausiantysis kolega. Žinokite, aš su klausimo esmė, ką jūs klausėt, sutinku, bet su vienoje vietoje nesutinku, kada jūs sakot, ir vėl mes viską verčiam ant tų tarybinių laikų. Jau 4 amžiaus praėjo, ne ant tarybinių laikų verskim, pažiūrėkim į veidrodį ir pamatysim problemas. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kelias tą išnaikinti. Žinokite, aš iš savo patirties pasakysiu, kai aš buvau aplinkos ministras. Atvažiuoju, žmonės sako, ir čia inspektoriai patys brakonieriauja ten. Sakau, klausyk, duok pavardės, nors anonimiškai, duokit pavardės, pasakykit kur, kada. Ai, nu ką čia mes pradėsim, blablabla. Kol mes patys nepradėsim kiekvienoj akimirkoje detalėse, reiškia, prieš tai kovoti, nebijoti ir keisti pasaulį visi kartu, ta prasme Lietuvą, tai nieko nepasikeis. Linkiu visiems tą ir daryti. Linkiu visiems geros likusios dienos, gražaus renginio, ačiū partijų lyderiams ir partijų atstovams už šios debatus, ačiū auditorijai, puikus klausimai, labai puikia iniciatyva, iki kitų kartų.